Nes tu rašai, skaitai, vedi tvarkai, kuri dainuoja, valdai režisūrą, teatrų, menai, švietimas ir politika, poezija, drama, vaikai, šeima, statybos, penkiamis esi visų pilnai, tikrai savo tiesas gyti plačiai. Džustai, sukurk mums meno lustą, kuris mūsų algoritmą pakviestų prabudimui. Džustai, sukurk mums meno lustą, kuris mūsų algoritmą pakviestų prabudimui. Badass pokalbiai apie žinių badą. Sveiki, aš esu Tomas Dapšauskas, aktorius, fasilitatorius ir dar kartelį susitinkam šį kartą su taip pat aktorium ir fasilitatorium, režisierium, dramaturgu, kūrėju, edukatorium, kūrybinių jungčių projektų vadovu ir, aišku, gerų draugų Justu Terteliu. Paplokime jam. Juhu! Labas, Tomai. Labas, Justai. Labas. Taip, tai ką, šiandieną šiek tiek pasikalbam įvairiom temom. Tai pirmas mano klausimas, kadangi su Aurelija, kurią tu pažįsti, pradėjom šitą pirmą kartą, galvom kažkaip reikia pasikalbėti ir pradėjom apie pokalbius kažkokius, pradėjom kalbėtis, pirmą kartą nufilmavom, nelabai gavosi, paskui galvom kažkaip reikia geriau padaryti, tada galvom kokį čia pavadinimą ir kažkaip aš tuo metu, bet iš šitą istoriją pasakau kitose, tai žodžiu, iš to badavimo aš tą dieną badavau, vis eksperimentuoju su savo dietom. Aš galvoju apie pavadinimą badass. Tai va, tai žinau bado, iš pradžių badas ar ne, kad badas, o paskui badass, nes kažkada skaičiau knygą badass, You are badass, ten buvo visai įkvepianti tokia knyga. Tai kažkaip iškart surezonavo tas badass ir iš vienos pusės, kad galima šiek tiek ir drąsiau kažką tais pakalbėti, iš kitos pusės apie badą. Tai aš klausiu, ar yra kažkas, ko tu alksti, ko tu badauji, ar yra kažkas, kas tau, kad jau vis trūksta, atrodo, kažko nėra, lyg artimų, ar ne? Ko man trūksta? Na, šiaip geras klausimas. Man šiaip atrodo, kad pabadavimas kartais yra verta, aš tikrai, čia jau apie mitybą mes nukrypt galim, bet aš karts nuo karto pabadauju. Tai reiškia, vieną, kad turiu tą protarpinį badavimą, kuris man kaip ir labai tiko ir padeda, bet šiaip kartais pabadauti yra gerai ta prasme, kad tu vardinai mano tas ten aktorius, dramaturgas, fasilitatorius ir kiti dalykai, režisierius. Tai aš kartais, žinai, kaip badauju, aš darydamas vieną, pavyzdžiui, eini režisuot, tada parežisuoju 2-3 spektaklius ir galvoju, jau norėčiau pats vaidinti. Tada arba ten jau čia vaidini, tada galvoju, noris iš vis nuo teatro atsitraukti, tada daryti kažką kitą. Tai taip, kad visiškai į tokią askezę, kad visai nieko nedaryti, man dar neišeina, nors dabar etapas toks irgi savotiškas, nes mes šiek tiek atsitraukinėjom iš sostinės ir, kaip čia pasakyti, gyvenam nebe Vilniuje, o vienkiemyje miškuose. Tik tai aš dar vis turiu kūrybinių projektų ir jie vis kažkaip dedasi, bet tai čia apie tą, kad visiškai nuo visko pabadauti. Tai tokių neturiu, bet aš protarpiniai badauju nuo skirtingų sričių, tik tai vienintelis, kurį pasilieku nuolatinis, tai šeima ir tas vaidmuo, kurį... Aš šito stengiuosi nebadauti. O dabar klausimas, ar jie nebadauja, kai tu tiek visko darai? Ar nėra taip, kad trūkumas, kaip visą laiką tėvelio, nėra namie? Ar yra šitas reikalas? Nu, gal, ne, aš nežinau, čia jų reikia klausti. Man atrodo, kad viskas yra gerai, Aš kontroliuoju. Viskas yra, turiu, žinai. Bet čia, žinai, matyti didelių tėvų niekada nėra, bet aš gal taip pasakyti, kad tą labai sąmoningai žiūri ir visuomet, gal ir tai svarbu, kad kai atsirado vaikai, supratai daug dalykų, kaip kai kurie dalykai neveikia, arba turi veikti, arba, pavyzdžiui, kad iki tol man atrodė, kad šiaip aš galiu kurti ir dirbti be atostogų, be savaitgalių, nes teatras savaitgaliais dirba, tada pirmadienį tu turi ten kūrybinės jungtis, kitus projektus ir taip toliau. Bet kai atsirado vaikai, supratau vieną dalyką, kad palaukti. Tie žmonės, kurie dirba nuo pirmadienio iki penktadienio ir savaitgalį turi laisvą nuo darbų, jie tikriausiai net nesusimąsto, bet tuo pačiu tai yra ir jų laikas su šeima. Toks suplanuotas kalendorių laikas su šeima. O pas mane, jeigu aš to nesusiplanuoju, to nėra. Tai tada supratau, kad čia reikia padirbėti.
turi būti laikas su šeima ir tai kartais būna savaitgaliu, kartais būna antradienis, trečiadienis. Tai įsirašai kalendorių? Jo, tai yra dalis, nu taip kaip tu planuojasi kažkokius projektus, repeticijas, tai yra dar vienas projektas, jeigu taip galima sakyti, tokia ilgalaikis projektas, kurį tu nuolatos turi irgi labai sąmoningai žiūrėti, kad tas laikas su šeima būtų. Tai taip. Įdomu. Kitas klausimas apie šitą patį badavimą ar balkį. Tai klausimas, ar į tą vienkiemį važiavot iš to, kad jau kažko trūko, ar kad kažko jau buvo per daug? Perteklius miesto, ar trūkumas vienatvės, ar atvirkščiai kažkokio tai stilko, ar kad tiesiog liko kažkokia vieta, reikia ją išnaudoti, ar kokie motyvai buvo keliauti? Žinok, čia aš taip sąmoningai, aš dar esu procese, aš dar tau kažkada pasakysiu, bet šiaip tai labiau, jeigu taip iš tų variantų, kuriuos tu pasiūlei, tai sakyčiau, labiau atrodo, kad buvo per daug. Tiesiog kažkuria prasme, man atrodo, ypatingai sostinėje gyvenant, man atrodo, kad yra jau tikrai, pavyzdžiui, iš kultūrinio gyvenimo jau, kaip čia, perviršis, koks čia žodis būtų, persisotinimas. Perteklius, kada tu supranti, kad vyksta tiek ir tu net nueidamas į vieną supranti, kiek tu nenuėjai, kiek tu nepamatai to, ko norėjai. Aš jau supratau, kažkada rinkau dar tokį sąrašą spektaklių, kuriuos būtinai noriu pamatyti, nors jau seniai įvyko premjeros ir aš supratau, kad tas sąrašas didėja iki tokio, kur aš supratau, palauk, kur jau visai tada. Tai gal iš tokio perteklio ir tam tikrą prasme gal yra etapas toksai, kada norisi šiek tiek sustoti. Ir aš supratau, kad didelė vertybė yra ir toj aplinkoj, kurioj tu esi, kuri tave... Tai, kad tu kiekvieną dieną atsikeli ir važiuoji miestu ir matai visus irgi judančius ten, tai ir tave labai stipriai veikia. O kai tu atsikeli ir aplink pušys, ir veikia labai naivus dalykai. Jeigu pradėsiu pasakoti, tai labai sentimentalu, bet tu matai, kaip keičiasi gamta, pavyzdžiui. Tikrai taip. Ir mieste tu nematai. Tu gali sakyti, kad matai, bet ten matai kitaip. Tikrai taip. Ar, ir tokių visokių dalykų. Jo, galvoju, dar jaučiu, kad sukasi man tas apie, dar gal ateis. Dar apie tą gamto, miesto ir kaimo, ar negyvenimą. Aš kadangi irgi kažkiek kelis metus esu gyvenęs už miesto, ne taip toli. 25 kilometrai buvo. Ten visiškai irgi. Taip, tai ten tikrai jausdavau tą, aš net atsimenu, važiuodavau. Ir taip važiuoju, toksai ramus. Ir taip kažkaip įvažiuoju, jau ten atsimenu, pro naujininkus taip įvažiuoju ir staiga pasikeičia kažkaip viskas man. Ir staiga pradedu viską stebėti, gaudyti, jau tada visai kitas vairavimas. Iki tol toks kažkaip mąstėjai, ten jo matėjai, tai medžiai, tai balti visi, tai žali, tai rudi, tai taip tikrai tą matydavai. Pačią važiavimo metu ir aišku, kieme pro langą ir taip toliau. Ir tas gali atrodyti smulkmena, bet kada tai yra nuolatos, tu to, kaip pasakyti, ne... Man labai geras pavyzdys tai, kad tas mūsų vienkiemis yra šalia Druskininkų ir šiaip Druskininkų vis tiek mažesnis miestelis. Ir Druskininkuose, kas esat buvę, bet iš esmės yra tokia, jeigu atvažiuoji, sukant po dešinę, ten link mano tėčio namų, yra tokia ilga gatvė. Taip. Ir aš visą laiką žinau, jeigu aš atvažiuoju iš Vilniaus, aš atvažiuoju ir visi taip lėtai ramiai važiuoja. Ir aš tai visą laiką, kažkaip čia yra reikalų aplenkti reikia, nes aš čia šiek tiek, kodėl čia taip visi. O po tu pabūni 2-3 dienas ir tu po to žiūri ir tu. Labai ramiai lėtai važiuoji su visais. Jeigu, kur aš čia nuskubėsiu, kaip čia, tai toks lik ir, vien vairavimo tam, žinai, diapazone, tu supranti, kad yra ir to pačio nerimo, ir tokio čia greičiau suspėti kažką. Suspėti yra, jo. Aha. Dar biškai pratęsiant šitą temą, įdomus tas momentas, kad kartais mes tokie turim iliuzijų, nežinau, iliuzijų arba tokie vizijas, ar ne, gal nebūtinai iliuzijos, jos vėliau gali būti tapti realybė arba iliuzija, ar ne, bet vizijas turim, ar ne, kaip čia turėtų atrodyti tas gyvenimas kaime, kaip čia viskas bus smagu, ar ne. Bet aš atsimenu, kad tas, kai pradedi vežinėt kasdien arba vežiot vaikus, prasideda reikalų dar papildomų tokių, ar ne, kur atrodo, tu tikėjaisi, kad būsi savo gamtoj ramiai, bet paskui paaiškėjo, kad tu didesnę laiko dalį praleidi važinėdamas automobilyje. Tai vat klausimas, ar kokia ta jūsų vizija, ar turit kažkokią viziją, ar turit kažkokį tais planą, ar nebijot, kad tai gali pavirsti iliuziją dar vieną?
Matai, su tom iliuzijom, kadangi teatre dirbi su iliuzijom ir dažnai tas yra, kad tu turi ir idėją, kaip turi būti spektaklis, koks jis bus, ir tada ateina aktoriai, pradeda skaityti tekstą, liptis, vaidinti, žiūrėti ir gal čia toks, ir aš suprantu, kad aš tą patį praktikuoju ir čia, pavyzdžiui, dabar tame etape, kada išvažiuoji gyventi į vienkiemį, kad stengiasi iš tikrųjų labai sąmoningai stabdyti visus lūkesčius, visas iliuzijas, o labiau priimti kaip yra. Man tiesiog daug įdomiau žiūrėti, o kaip čia yra ir kas man čia tinka ir kas netinka, nes daug dalykų, kaip pasakyti, aš taip stengiuosi sąmoningai stabdyti, kad ten bus taip, o tai faina, o ten gamtoje tai mes jau Bet aš matau, kas veikia, aš matau, kad tu atvažiuoji, išlipi ir aš iki tol ten turėjau ir šitą tas projektas, čia tas vyksta, čia ta pjesė, taip. Ir aš atsistoju, išlipu vidury miškų, šiek tiek apsižvalgau ir aš suprantu, kad man tie dalykai ištirpsta. Nu, tiesiog ištirpsta, aš galiu išeiti į mišką ir tu jautiesi šiek tiek ten, nežinau, nerimo kažko, tiesiog išeiki į mišką pasivaikščioti. Ir tai veikia, tiesiog. Ir tada žinai, na, okei, tai yra dar viena tokia toks eksperimentavimas, aš tokia stengiuosi žiūrėti, kas veikia ir kaip veikia. Ir jeigu yra dalykų, kurie, na, tarkim, pats tas važinėjimas iki Vilniaus ir atgal, na, jis dar nėra tokiam lygiai, kuris man būtų labai patenkintas. Tai ne tai, kad tai yra, o Dieve, kaip tai blogai, labiau, aha, tas man ne iki galo patinka, ką aš galiu padaryti, kad šiek tiek to būtų mažiau. Ir aš turiu planų ateičiai, kaip su tuo, kaip čia dylinti, bet dabar aš tiesiog žinau, kad irgi turiu padaryti dalykus, dėl kurių esu susitaręs su kitais. Esu susitaręs, kad mes repetuosim ir išleisim premjerą. Ir jau čia mano reikalas tada, na, vis tiek kaip aš atsirandu repeticijoje. Tai... Bet iš kitos pusės visą laiką, man kažkada patiko yra tie, dabar neįvardinsiu, bet mąstymo tokia maudai, ir kaip čia pasakyti, mąstymo būsenos. Tai vienas iš jų ir toks įdomiausias yra eksperimentavimas. Iš esmės, bandymas ir tada žiūrėjimas, kaip veikia, kas veikia. Ir čia, aišku, gali būti susijęs su bet ko, su mityba, nes yra ten visa tokia diagrama, TEDo kalba, man atrodo, viena buvo, dabar aišku nepasakysiu, bet jeigu ką galėsiu numest nuorodą. Tai ten apie 5 mąstymo būdus šneka ir vienas iš jų yra, aš prisimenu, buvo pesimistas, cinikas, dar kažkoks vienas iš jų eksperimentuotojas. Ir būtent tas eksperimentuotojas, kada tu išsikeli kažkokią hipotezę, tada bandaisi kažkiek ir po to tu turi, bet labai sąmoningai darai eksperimentą. Pusę metų aš darau tai ir tai, fiksuojasi kažkaip, kaip man tai vyksta ir po tiek metų aš eksperimentą savo pasakau, kad tada pabaigsiu ir tada žiūrėsiu, kas toliau. Tai iš kūrybinės tokios perspektyvos man tas, aš šiaip matyt gyvenime toks eksperimentuotas, aš jeigu ne... Gal taip aš ir to dramaturgu kažkada patapau ir to aktorium. Na, tu pabandai, žiūri, veikia, neveikia, kai veikia, tada pridedi prie to dar, kas veikia ir toks. O aišku, kai darai eksperimentą, gali turėti didelius lūkesčius, čia bus taip, bet jeigu tu jau žinai, kaip bus, tai tada kam daryti. Tai čia iš tos perspektyvos, kad eksperimentai ir teatre, ir kūryboje, ir gyvenime. Pereinant į tą kūrybinę temą, tai kaip suprantu daugiau iš to, kad noro paeksperimentuoti, išbandyti, patirti dalykus, ar vis tik tai kaip kūrėjas, kad palikti po savęs kažką, kad aš čia kažkoks esu, ar yra kokia svarbi mintis, reikia ją perduoti ir aš čia turiu kažką transformuoti kitų mąstymę arba, nežinau, pasaulėvaizdį arba apskritai turiu čia svarbi žinia. Tai kuris iš tų, ar visi 3 persimaišė, ar dar galbūt 4 yra kažkoks? Ar... Čia klausimas, kodėl žmogus kuria? Kodėl tu kuri? Kodėl aš kuriu? Jo, čia yra, matyt, dar yra sezonai, etapai. Vienas iš jų tai tikrai yra, aš žinau, kaip atsiranda kai kurie spektakliai, tai yra aš jaučiu, kad kažkas mane, kaip aš toks savo pasakęs, pradeda taip niežėt kažkur, taip niešti, susitinki kažką, su kažko šnekės ir tu taip jauti, kad ta tema yra ir dar pats nesupranti, ką čia nori pasakyti, bet kažkas ten niešti. Tai toks intuityvus pojūtis niešti, nepatogu, tada jauti, kad ten kažkokia yra tema. Tada iš to gali atsirasti spektaklis, gali atsirasti pjesė, pradžioje gal kažkoks pirmas tekstukas iš vis, bet kaip pasakyti, tai yra tokia pirma
pirma indikacija, kad man įdomu tą temą rinkti, nu, kažką įsivaizduoti. Ir prasideda nuo tokių labai žmogiškų dalykų. Aš neturiu matyti didelio tokios, nežinau, kaip tą vadinti, ambiciją, kad lūkesti, kad kažką pakeisi. Aš džiaugiuosi, kai kažkas sako, kad tai, ką jie pamatė scenoje ar kažką, kad jiems tai yra svarbu, kad tai apie juos, kad tai kažką paliečia, nes kuo tampu senesnis, Tuo geresnis, kaip tuo labiau iš Bucharos. Tuo labiau kažkaip pradedu vertinti, kad vis tik vertė didžiausia, žinai, dar ta meno forma. Būčiau dailininkas, būčiau koks nors, nežinau, kino režisierius, dar yra viena, bet kai tu dirbi su teatru, tai tu dirbi su laikinumu. Nu, dramaturgija tai ne. Na, dramaturgija, jo, bet vis tiek aš tai dažkai ir... Plius dar muzikantas, užmiršau paminėti. Taip, kuriu dainas, bet jos irgi man yra tos akimirkos, vadinkim, akimirkos menas, va ta akimirka. Taip, su pjesėm yra, iš tikrųjų dažniausiai pjesė atsiranda vis tiek tu kuri spektaklį ir po to iš to atsiranda pjesė. Ta pjesė man labai džiugu, kad jos gyvena savo gyvenimą. Tai va, tarkim, pati pjesė kurią aš prieš 18 metų parašiau, kaip mano spektaklį ir toliau. Ir kai tu pamatai, kad tą patį tekstą vaidina vienas aktorius, antras, tada aktorė jauna vaidina, tada aš esu matęs ne vienoj teatro studijoje, kuomet paima moksleivių, teatro mokytojas kartu su moksleiviais daro, nes ten apie teatrą. Taip. Tai esu matęs tokių variantų, kur, tarkim, tavo monospektaklį vaidina 30 moksleivių, tokių 11-okų, 12-okų ir pasakoja apie teatrą. Ir ten tokių variantų, dabar žinau, kad Latvijoje tą pačią pjesę paėmė. Tai išvertė dar iki 100 kalbų jau išversta. Ir aš pats ją matai su angliškai vaidinęs, net ir rusiškai esu kažkada vaidinęs. Okay. Tais laikais dar, kai dar kažkaip atrodė, kad ten yra kažkokios vilties. Jo, bet čia buvo prieš 18 metų. Tai va, tai ji buvo išversta į porą kalbų, tai angliškai jie Latvijai išsivertė į savo kalbą ir dabar aš kai turiu tą antrą versiją, tai irgi dar jos kažkaip su ja nepasidalinau internete, bet irgi dėsiu. Tai pjesės man toksai tiesiog džiugu, kai jos keliauja savo gyvenimą, bet grįžtant prie spektaklių, kad, žinai, kaip dramaturgas, jo, tu lieka tekstas, bet kad šiaip dažniausiai teatras yra ta tokia akimirkos menas ir tu džiaugiesi, kad kažkas buvo ir jo svarba yra tada kiti žmonės. Teatras negali būti be to, kad yra kažkas kitas. Taip kaip ir pokalbis. Taip. Jeigu mes, aš tikriausiai nežinau, ar tai pasakočiau, jeigu nesėdėtum tu, ar ne, arba tai būtų toks keistas monologas. Tai net kitą kartą ir tiesiog tylinti šalia žmogus ir klausantis yra svarbi akimirkos dalis. Tai man kūryboje kitas svarbus aspektas viena, kai sakau, kai niešti, o antra yra su kuo aš tai darau. Ir kas yra nuo ko tau pradeda nežėti, pasakai apie nežėjimą, tai ranka panižo. Tai nuo ko tau pradeda nežėti, kas čia tas nežėjimas, kas čia yra? Tarsi idėja gimė, ar trūkumas atsirado, ar noras kažkoks, ar kas čia yra tas nežulys? Nes čia metafora, žinai, mes nesuprantam. Kažkas norisi pasikasyti to vietoj, nepatogu, nežinau. Gal pokalbėje, gal... Aš norėjau paklausti, kaip idėjos ateina. Pavyzdžiui, čia man noris pereiti ir tai, kaip tu pradedi kurti dramaturgiją, pavyzdžiui, nes galbūt yra žmonės, kurie dvėjoja, čia turbūt man neduot, arba kartais mes savo tą patį mindsetą sumastom savo ateitį, ar ne, kad ne, tai aš tai netalentingas, arba aš nekūrybiškas, arba aš ten kažko negaliu, arba aš kaip tik galiu tik tai šitą dalyką ir kaip tu supratai, kad tu gali šitą dalyką ir kas tave įkvėpia ir kaip tu tą darai. Čia daug klausimų. Aš tai gal sakyčiau, šiaip ką verta, taip galvoju, ką svarbu pasakyti. Tai vienas dalykas, kad iš tikrųjų apie kūrybingumą yra daug tokių mitų vaikščiančių ir mes juos paveldėm iš praeitų kartų, kažkokių tokių įsitikinimų, kad gimstama tik talentingais, kad kūrybingumas yra tik įgimtas dalykas. Iš esmės šiandien žinoma, kad kūrybingumas yra treniruojamas dalykas, tu tą pat puikiai žinai, bet iš esmės, kad tai yra raumuo, kuo tu daugiau tai darai, tuo daugiau tu tą raumenį turi stipresnį. Jeigu pasižiūrėtumėm bet kokio talentingo žmogaus biografiją, kurį mes vadiname talentingu, iš esmės jo biografiją rastumėm matyti tokių situacijų arba kažkokių aplinkybių, kuriuose jis pateko ir jam reikėjo tos raumenis
stiprinti, jam reikėjo dirbti, iš esmės, tai aišku, galima ir pasidalinti, nežinau, bet vienas iš tokių yra dvi koncepcijos apie kūrybingumą, kurios man buvo kaip žmogui kuriančiam keičiančios dalykus, arba kaip aš matau kūrybingumą, nes tarkim, iki to aš baigiau ir akademiją, aš iki to mokiausi muzikos mokykloje, kurios lik ir atrodė meninės dalykai, bet nebuvo paskaitos, kurioje, pavyzdžiui, muzikos mokykloje mane mokė groti, dainuoti, mane muzikos istorijos mokė, solfedžio kartu, groti su kitu, bet nebuvo pamokos, kur ateitų mokytas, sakytų, tu jau tiek išmokti, dabar tu pabandyk pats kažką sugroti, sukurt kažką. Dabar gal ir yra, aš nežinau, bet tuo metu, iš esmės, kad nes tai yra visai kitas procesas, negu sėdėti ir lavinti raumenį ten, tarkim, ar ten taip, ar kaip tu ten. Nes kitos pusės ir savo, kad atlikėjus, ta prasme, augina. Žinai, atlikėjas, tu turi atlikti, ką kitas sukūrė. Nebent kompoziciją. Sukurti ir tada galbūt kažkur mes įsivaizduojam, kad tu jau, jeigu pats moki groti pianinu, tarkim, tai gal vieną dieną tau kažkaip ta bus kibirkštėlė ir tu atsisės ir kažkas tau ten gims. O iš tikrųjų kūryba, kaip pasakyti, neveikia visiškai taip. Kad kūryba nėra tas toks, daugybė tų citatų yra apie tai, kad ten mūza ar įkvėpimas tave turi pagauti bedirbant ir taip toliau. Tai, žodžiu, ką sakiau, dvi koncepcijos, kurios man atrodo svarbios, kad viena, kad yra tie vadinami kūrybiniai, 5 kūrybinio mąstymo įpročiai, kurios ir tu žinai, bet šiaip įvardinant, kad tai yra ir tų 5 kūrybinio mąstymo, kūrybingumas yra tų 5 kūrybinio mąstymo įpročių šokis kartu. Tai pasakyk, kokie jie. Tai pirmas yra, čia aišku nėra tokios svarbumo. Tiesiog vienas iš 5 rankos pirštai, vienas iš jų aišku yra vaizduotė, gebėjimas žaisti idėjomis, tai reiškia gebėjimas nebijoti baimės, kas yra žaidimas, kad tu gali būti taisyklėse ir ieškoti ir tyrinėti, bet nebijoti, kad aš suklysiu. Nes žaidžiant tam ir yra, mes suklydom, bet keliaujam toliau žaisti, idėjomis improvizuoti ir taip toliau, jungti skirtingas rytis, tai čia vis dar vaizduoti, jungti skirtingas rytis. Tai vienas vaizduotė, antras yra bendradarbiavimas, gebėjimas dirbti su kitais, duoti grįžtamą ryšį, nelaikyti savo idėjos, tik tai čia dalintis ją ir suprasti, kaip jį veikia, atsispindi kitose. Ir dar, man atrodo, apie bendradarbiavimą vienas svarbesnių dalykų. Ir tą aš pastebiu, pavyzdžiui, dirbdamas skirtingose komandose, kad labai dažnai kūrybos procesuose, kai dirbi komandai, vertini, atrodo, kad labai vertingas yra tas žmogus, kuris turi idėją, kuris sako, žiūrėkit, darykit šitą. Ir tai yra toks, kaip, aš nesakau, kad tie žmonės blogi kažkokie. Ne, bet aš, pavyzdžiui, esu turėjęs procesų, kur mes teatre kūrėm ir nėra vieno režisieriaus, ten jau nuo pat pradžio buvo taip nuspręsta. Ir mes turim sceną ir mes turim, visi gali siūlyti idėjas. Ir yra, tarkim, nežinau, 10 idėjų ir visi nori daryti jų idėją. Čia, žinai, kaip krepšinė yra visi žvaigždės. Ir tokiu atveju, kuo toliau dirbu, kuo daugiau pamatau, kad tiesą pasakius, kartais daug svarbesnis yra tas žmogus, ne tas, kuris sako, aš turiu idėją, bet tas, kuris pamato kito gerą idėją. Kur tu dar nežinai, kaip padaryti, pavyzdžiui. Jo, arba, iš esmės, tu dar nežinai, tu tik bandai kažką artikuliuoti, ką tu matai, o jis sako, darom, čia šitas geras. Taip. Ir tai yra raumuo pamatyti kito gerą idėją, nešaukti mano gerą idėją, o tai yra raumuo, kurį tu irgi gali tikrinti ir tuos žmonės mes dažniausiai prisimenam. Tuos žmonės, kurie patikėjo mūsų idėją, tuos žmonės kūryboje reikia laikyti labai arti. Turiu meni, kad saugos, gal nes tai nėra, aišku, mes visi galim iš savo vaikystės prisiminti kažkokius svarbius žmonės, kurie vienaip ar kitaip mumis patikėjo. Arba patikėjo mūsų idėjomis ir taip toliau. Čia Petersono ta viena iš taisyklių, ar ten 12 ar 24 gyvenimo, kad apsuk save palaikančiai žmonėmis. Tai čia vienas iš to panašiai koreliuoja, ar ne su to, kad kažkas, kas tave palaiko, ar ne tavo idėją palaiko, arba tavo idėją pratęsi, arba tai nes kartais dažnai mes susidurėm su tos konfliktais, kad aš noriu, kad mano būtų, aš noriu, kad mano vardas būtų pirmas užrašytas ar dar kažkas. Ir tada gaunas tų ambicijų kova ir ypač kokiuose, viešuose, Čia, žinai, mes galim nerti ir tos autorystės, kai kūrybai, pavyzdžiui, man tikrai, bet čia gal dar kita tema, pavyzdžiui, apie autorystę, kūrybą ir taip toliau, bet grįžtam prie to, kad kūryba ir tas kitas žmogus, tai man tiesą pasakius labai
dabar kūryboje, tiesą pasakant, daug svarbiau yra su kuo ir kieno idėją mes darom. Aš, pavyzdžiui, esu su to pačiu Raimondu Kleziu, kurį esam padarę, jis mane pakvietė, tiesiog norėjo dirbti kartu, sakau, okei, kas tu toks? Ir jis turėjo tokią idėją, sako, aš darau buvo padaręs vieną mano spektaklį, mes su juo, ir jis turėjo idėjas tokią piesę, bet mes ją ten perdarėm, žodžiu, spektaklis vadinasi Vinais, jis dirba su moksleiviais ir važiuoja ten, kur moksleiviai net važiuoja į teatrą, tai teatras atvažiuoja pas juos. Ir mes išleidom spektaklį, kurį išleidom Kaišiadoryse, mokykloje. Ir tas buvo pats pirmas jo premjera įvyko Kaišiadoryse, mokykloje, ir po to jis apvažiavo daug Lietuvos mokyklų ir galiausiai jis gavo auksinį scenos kryžių kaip geriausias sezono spektaklis jaunimui. Ir dabar tas spektaklis yra rodomas Nacionaliniam dramos teatre. Tai tokia graži kelionė, bet viskas prasidėjo ne nuo to, kad aš turėjau idėją, bet jis man papasakojo savo idėją ir aš galvoju, o kaip visame, kaip čia padaryti gerą spektaklį. Kitaip sakant, aš tikrai stengiausi treniruoti raumenį, išgirsti kito gerą idėją, nes tiesą pasakius, taip aš galėjau sakyti, ne, aišku, aš ten prie to daug pridėjau savų idėjų, bet pagrindinė tokia išeinamoji idėja buvo ne tai, kad aš turiu idėją, dabar ją darysim, o išgirsti kito idėją. Tai va, tai bendradarbiavimas, vaizduotė ir toliau. Vaizduotė, bendradarbiavimas, tada yra smalsumas. Smalsumas. Šitas yra žiauriai svarbus, bet kiti irgi labai svarbus. Ką daro tas smalsumas, gebėjimas abejoti nusistovėjusius normomis. Žmogus, kuris kūrybingas, kuris ateina ir sako, pala, kodėl čia taip yra, o kodėl mes čia, o kodėl taip turi vykti podcastas. Arba, iš esmės kelimas klausimų nepatogių, nes tiek mene, tiek moksle akivaizdu, daug kas prasideda nuo gero klausimo. Tai čia vienas norit būti kūrybingesnis, atkreipti dėmesį, kokius klausimus jūs užduodat. Nes dažnai mes klausimą, mąstant apie klausimus, mes juos kaip formuluoti klausimą turime atsinešti iš mokyklos. O mokykloje dažniausiai klausimas yra naudojamas tik tam, kad patikrint tavo žinias. Ir jeigu aš labai dažnai, pavyzdžiui, fasilituodamas arba vesdamas apie smalsumą, darau tokį paprastą pratimą, tarkim, jeigu mes turėtumėm kokį krepšį, aš ten padedu, įsivaizduokim, turim dėžę. Taip. Ir ten įdedu daiktą, kad ir kišenė, aišku, tu matai, kad aš ten turėjau kišenę. Bet sakau, žinai, jūs galite užduoti kokius norite klausimus. Įrašykit klausimą į komentarų. Jūsų klausimas, jūs turite įsiaiškinti, kas yra mano kišenėje. Galite užduoti kokius norite klausimus, tik tai jūs galite užduoti po vieną klausimą. Jeigu spėjate, turite praleisti 3 klausimus. Žodžiu, ir esmės bet kokia eiga klausinė. Ir dažniausiai žmonės... O turi būti klausimai tik tai uždari, taip ir ne? Va taip, tu matai, tu jau klausimai. Iš esmės, mano užduotė būna, jūs galite užduoti bet kokius klausimus. Okay. Bet dažniausiai, kai puola žmonės, taip ir nepradeda. Puola, ar tai medinis daiktas, ar tai metalinis, ar jis... Kai iš esmės klausimas gali būti, o kas yra jūsų kišenėje? Taip. Bet dažniausiai, ir tai yra ne dėl to, kad žinai, kad kažkaip pasirinkti, bet dažniausiai pastebėti, o kokius aš klausimus uždavinėjau. Ir tai, aišku, dažniausiai ateina iš tokio, kaip mums jau tos nuostatos, kaip suformuoluota, kaip mes turim užduoti klausimus. Bet pagal gerus klausimus, žinai, čia literatūra, bet iš esmės DNR ląstelė buvo atsiradus, va tokia, kokią mes ją žinome, irgi atsirado iš to, kad dabar nepasakysiu mokslininkų, bet istorija, legenda byloja, kad jie pamastė, o kaip DNR ląstelė, DNR ta struktūra atrodytų 3D formate. Ir tada jie suprato, tai turėtų būti va tokia besisukanti. Nes niekaip negalėjo jos vizualizuoti, suvokti, nes kažkokius duomenis turėjo, bet niekaip nesueidavo. McDonald's atrodo, ar ten Burger Kingas irgi. McGregoras. Irgi, čia nereklama tikrai, bet irgi atsirado iš to, o kaip man gauti pakeliai gero maisto. Taip, ir greitai. Greito maisto, jo. Tai daug tokių... Nes ten ilgai laukdavo, jo. Jo, tai geras klausimas dažnai yra daug svarbiau negu geras atsakymas. Taip. Ir likti su geru klausimu, ir čia daugybė kūrybos procesų yra apie, aš, pavyzdžiui, mano spektaklis tik suaugusiems atsirado iš to, kad aš galvoju, dažniausiai spektakliai, jeigu tu turi omeny vaikus ir teatrą, pas mane gyvenime atsirado vaikai, čia buvo viena iš tų temų, kuri mane kasė. Pradėjo nežėti taip stipriai,
bet turiu meni, kad Kažkaip kaip atsiranda pas aktorių vaikai, jam pradeda nežiūrėti teatros. Aš matai, vaikams vaidinau aš jau nuo pat karjeros pradžios, pas teisingai. aš ir Keistuolių teatre ir taip toliau, bet kai atsirado vaikai, aš kažkaip, man, aišku, daug nuostabių dalykų ir man atrodo, visi turi turėti vaikų, nes yra pasaulis iki vaikų ir po to, kai tu turi vaikus. Ir tu apie save labai daug ką sužinai. Tikrai taip. Ir bet aišku, čia ne reklama, čia kiekvienas priima individualius sprendimus. Tik noriu pasakyti, kad aš niekada ne vienos akimirkos nesigailėjau. Bet žodžiu, tema atsirado tema, kad yra vaikai ir teatras. Aš galvoju, dažniausiai, kai sakai teatras ir vaikai, tai turime mini teatrą vaikams. Na ir aš Keistuolių teatre vaidinu kituose spektakliuose ir yra daug spektaklių. Bet aš pagalvoju, o kaip sukurti spektaklį apie vaikus suaugusiems? O geras. Kaip sukurti, nes man tai atrodo tema, apie kurią mes labai mažai šnekam. Kaip šitoj visuomeniai mes iš tikrųjų užauga žmogus. Ir mes teatre galim matyti Šekspyrą, kaip būti ar nebūti, egzistencinės dramas, apie, nežinau, politinės, bet kaip mes iš tikrųjų šitoj visuomenėje auginam vaikus. Nes tai yra, ir mane užkabino kažkada ta frazė, kad kultūros lieka tik tiek, kiek mes jos sugebam perduoti savo vaikams. Ir tai, man atrodo, yra teisinga, kad kultūros, va to, ką mes laikom vertybėmis, būdais, jos išliks tik tiek, kiek mes sugebėsim perduoti mūsų vaikams. Jeigu mūsų vaikai to kažkaip neperims ir negalvos, kad čia ir mūsų vertybės, to ir neliks. Tai žodžiu, ta paprasta frazė ir klausimas, o kaip sukurti spektaklį suaugusiems apie vaikus, iš to atsirado spektaklis tik suaugusiems, kuris sėkmingai eina atviro rato repertuare ir ten vis laik bilietai išpirkti ir taip toliau ir taip. Tai va, čia grįžtant prie tų mūsų 5, kad smalsumas ir gebėjimas formuluoti klausimus abejotinus įstovėsimus normomis, jis irgi yra labai svarbus raumuo. Smalsumas. Tai vaizduotė, bendradarbiavimas, smalsumas. Tai dar klausimas, ar ne, iš tų apie tų klausimų uždavimą, ar ne, tai kaip suprantu, yra tas gal stipriausia, ar ne, kaip ir paskui kodėl, ar ne, tai čia mes dažniausiai grįžtame prie tų kodėl, jau čia egzistenciniai klausimai, ar ne. Tai. Nes man su kodėl, aš tiesą pasakius, ilgai būdavo, o kodėl, bet aš po to... O kodėl? Net ironiškai padarai dainą, ar ten neironiškai? Ironiškai. Bet ten buvo iš paauglystės toks, šiek tiek ironizavimas. Bet dėl to, kad... Bet man atrodo, su kodėl yra, man atrodo, arba, žinai, kaip tas klausimas, kas aš esu, man atrodo, netaip svarbu į jį atsakyti, nes kai tu atsakai, bet labiau likt su klausimu. Tai reiškia, iš esmės būti tokioj smalsaujančiai laikysenai. Nežinau, kaip tą pavadinti, bet ne tuo, kuris... Nes kas atsitinka? Kai tik tu supranti, kad tu žinai ir tau atrodo, kad tu viską žinai, tada tu tampi... Tikrai taip. Turiu menį, kas ten? Nes ten ir tyrimas tas buvo, čia gal visi jau ir taip žino, bet apie tą kūrybiškumą dar buvo, kai architektų klausė, kad išsiaiškintų, kad kai kolegos parodytų, kurie yra kūrybiškiausi jų kolegos. Tiesiog reikėjo rašyti, ar ne, savęs negali rašyti, tai rašai kažką, kas kitas yra kūrybiškiausias jų nuomonė. Ir taip ir taip priejo, kad, atrado tos iš skirtingų ofisų, kur ten 1000 žmonių, ar ne, tai surado tos kūrybiškiausius ir pradėjo tyrinėti, jiems viską darė, intelekto koeficientus, visų patikrina, viską, nėra skirtumo, nei ten aukštesnis už kitų, nei ten kažkoks ypatingai žemesnis, ar ne, tas atkrenta, ten kažkokia dar, tas dar kažką dar, visokius kriterijus, žiūrėjau, kol priejo vieną dalyką, kad jie mėgdavo žaisti, o labiausiai buvo kūrybiški, kurie buvo vaikiški, paima tą idėją ir nežino, kaip čia bus ir pradeda kvailioti. Ir pradeda kvailioti ir tada sukuria kažkokią, ar ne, ten vienas iš pavyzdžių, kad tipo, kažkoks piros ar norvegų, ar ten danų, kažkoks architektas, kad o kaip padaryti, kad sako, krioklys, o kaip padaryti namą virš krioklio? ir rodo nuotrauką, toksai namas bžut ir taip apačia krioklys bėga, žinai, tipo, kaip padaryti, kad namas būtų virš krioklio, žinai, nes tipo, ne kad į krioklį žiūrėtum, o iš vis iš po tavęs bėga, žinai. Bet čia svarbiausia yra tai, kad užduodi klausimą ir lieki su to klausimu, nes tu nešiojasi tą klausimą ir su smalsumu irgi yra dar tas, kad jeigu tau yra iš tikrųjų svarbu, ką aš galbūt apie tą niežulį turiu mini, kad tau pradeda knietėti klausimas ir tada iš tikrųjų smegenys, aš čia nežinau, čia mano versija, čia ne mokslinė, nes tą, ką sakau, tie 5 mąstymo įpročiai, čia ne aš sugalvojau, čia yra iš tikrųjų ir tyrimai ir visa kita, bet, pavyzdžiui, grįžtant prie smalsumo, jeigu tu turi gerą klausimą ir jį nešiojasi, kaip padaryti, kaip tu sakai, pastatą virš krioklio,
tavo smegenys pradeda dirbti tą pusę ir tavo smegenys pradeda rinkti informaciją iš aplinkos, tau net nesupranta, tu pradedi matyti, nu, labai geras pavyzdys, čia šiek tiek nekūrybinis, bet man atrodo visi, pavyzdžiui, kas perka mašiną, tu pradedi matyti mašinas, ar ne? Man labai geras pavyzdys buvo iki tol. Spalvas. Jo, spalvas, ten markės, man pavyzdys, pavyzdžiui, buvo, kai mes pradėjom lauktis pirmo vaiko ir laukime, štaiga pradėjau matyti besilaukiančias moteris, vežimėlius, kokius vežimėlius, koks ten ir tai nereiškia, kad jų iki tol nebuvo. Tiesiog mano smegenims jos buvo neaktualios. Tiesiog jos būdavo, tai ir yra tai, kad mūsų smegenys labai selektyviai atrinkinėja mums informaciją. Net mums, nes mums atrodo, kad mes atsirinkinėjom, mes turim kažkokį tą diapazoną dar valdyti dėmesį, bet yra daug dalykų, kurie smegenys dirba už mus. Ir likti su klausimu yra vienas svarbių kūrybinių, netgi sako, kad aš nešiausi tą klausimą ir iš tikrųjų, tai nereiškia, kad aš sėdžiu ir nuolatos tiesiog dirbu, bet aš turiu, pavyzdžiui, atsidaręs failą, kuris yra ties to klausimu. Taip. Ir man, kai tai... Čia tas, kur tu apie tą niežulį, tada jisai vis ir nešti. Taip. Labai geras šitas. Jo, ir sakė, kad ir su tuo, pavyzdžiui, kaip elektroninis paštas atsirado, kaip man padaryti, kad aš galėčiau greitai nusiųsti paštą, nereikėtų siūsti arklių, žinai, nu arba ten taip toliau. Kol elektroninis paštas, arba kaip padaryti, kad jisai aš turėčiau visą laiką rankoje. Ar ne, ir taip telefonas, ar ne, atsiranda ir taip toliau. Iš esmės visa ta evoliucija. Ir tas pirmas klausimas gali būti gana absurdiškas, bet dar čia vienas momentas, ko man atrodo, nežinau, gal kūrybiški žmonės, aš žinau, čia drąsu sakyti kūrybiški žmonės, nes aš nesijaučiu, pavyzdžiui, kūrybiškas. Bet čia viskas bet čia kitas... nėra ar, čia sakyčiau skalė. Taip, tai klausimas yra... Tai prasme, kad man atrodo tie kūrybiški žmonės, kurie sugeba tą klausimą iš jos, vis tiek jie turi tam tikro tokio ir lankstumo, ar ne, kad jie geba būti toj pilkoj zonai, nes kai kam yra labai diskomfortiška būti pilkoj zonai. Tai čia ketvirtas. Kas jisai? Tai pirmas vaizduotė, antras tiesiog vienas vaizduotė, bendrabiavimas, smalsumas, ketvirtas yra atkaklumas. Ir čia iš tikrųjų atkaklumas, ten irgi yra vadinami tokie sluoksniai. Kaip angliškai neatsimeni, kaip tas atkaklumas verčiasi? Man atrodo persistence. Tai nes persistence, o nuosekli praktika kaip verčiasi? Man atrodo, ten buvo disciplina. Tai va, persistence, atkaklumas. Perseverance, kažkas, tai atkaklumas yra iš tikrųjų gebėjimas išbūti neapibrėžtumo būseną. Tai yra gebėjimas išbūti neturint atsakymo. Gebėjimas tiesiog tą neapibrėžtumo ir visi kūrybinius profesionalai tą puikiai žinau. Aš, pavyzdžiui, visą laiką žinau tą toks jausmas labai savitas yra, kada paskelbiama tavo spektaklio premjera. O dar po mėnesio. Dar nesižvečia ten. Jau plakatai yra, nes tau reikia galvoti apie plakatą, prašymai yra, žmonės bilietus perka, moka pinigus, o tu žinai, kad dar mes finalo neturim, pavyzdžiui. Ar dar ne iki galo žinai, kai kur tekstai kaip bus. Bet tu turėt laikyti tą, nepulti paniką, ne kažkaip, mes tiesiog dirbam savo, darom tą ir mes tą dieną, kai vyks premjera, mes būsim kažkokiam etape, bet tas atsiranda, aišku, su praktika, tai yra raumo, kuo daugiau tu būni, tuo labiau tu tą gali toleruoti. Aktorius kiekvieną kartą eidamas į sceną, iš esmės jis irgi eina į nežinę. Bet labai įdomu su tuo ėjimu į sceną, vienas iš tokių, čia irgi buvo tyrimų, kad nes scenos baimė irgi viena iš tų dažniausių tokių, vadinkim scenos baimė, ar ten nerimo. Viešo kalbėjimo, taip, nes ten sako, Amerikoje bijo labiau negu mirties. Mirties baimė žemiau negu viešo kalbėjimo baimė. Bet, žinai, aš bijau, geriau mirsiu, negu kalbėsiu prie žmonių. O yra įdomu, kad čia irgi kažkas iš tų TED kalbų iš kažkur buvo, kur girdėjau ir mane tas pagavo ir tikriausiai, man tai rezonuoja, kad padarė tyrimą, iš tikrųjų yra dar viena akimirka, kuomet mes labai panašiai jaučiamės. Ir kai ištyrė fiziologiškai, tai jautiesi labai panašiai, tai dažniausiai, kada žmogus eina į atrakcionus. Kai tu eini, pavyzdžiui, tu lygiai taip pat nežinai, kaip tave ten ištaškys, bet, aš pažiūrėjau. Bet atgal bilietų nebėra. Bet aš nesu tas, kuris, kaip pasakyti, nėra, kad aš labai mėgstu atrakcionus, bet tą panaudojant. Prie atrakcionistų. Bet tą panaudojant žinant, tai iš tikrųjų man tas irgi pakeitė tokią perspektyvą einant į sceną. Bet ten tu eini su tokiu smalsumu, nerimauju, bet žiūrim stėdį. O jeigu tą panaudojant tai į sceną, iš tikrųjų ne su tuo, kad kaip aš esu valdysiu, bet su tuo, kad o kaip čia bus. Vat, iš esmės dažnai. Tai yra tas pats smalsumas, kurį tu pajungi tam, kad nugalėtum,
neapibrėžtumo būseną ir iš esmės su to pačiu žaidimu sakytum, o kaip čia bus, kaip čia šiandien spektaklis įvyks, kaip man čia... Ir jeigu tu, aišku, jeigu tu fantazuoji, kad čia, žinai, gali būti tik tai arba labai gerai, arba labai blogai, čia jau vertinimo dalykai, čia iš esmės reiktų ir mąstyti apie skalę, bet aš dar ką norėjau apie atkaklumą pasakyti, apie tą neapibrėžtumo būseną, kad viena, kad tai yra treniruojama, bet antra, kad atkaklumas kaip po kūrybinio mąstymo įprotis labai dažnai yra maišomas su talentu. Kad tie žmonės, kuriuos mes laikom talentingais, labai dažniausiai yra atkaklus. Ir atkaklumas tuo pačiu tas suvokimas, kad, kaip pasakyti, nenuleidimas rankų, priėmimas sunkumą kaip darbo dalį, tai jeigu tu bet kokį kūrybos procesą eini, tu žinok, jeigu tu bandai sukurti tai, ko prieš tai nebuvo, tau bus reikalų, bus nelengva ir žinoti, kad tai yra dalis proceso, yra vat, būtent kūrybos žmonių, kūrybinės laikysenos ir tokio atkaklaus žmogaus ir to, kurį po to vadina talentingu. Nes apie talentą, skaičiau čia neseniai knygą, ar kaip pasiekti beveik viską, ar tai žmogaus ribos kažkur iš tų. Tai ten apie talentą rašė, kad nėra tokio dalyko. Nes iš esmės... Nes sakė, apie Mozartą pavyzdys buvo duotas, ar ne, kad Mozartas, kai jisai ten 4 ar kelių metų grojo su 10 instrumentų, visus netaip stipriai stebino, negu tas dalykas, kad net su šaukštu davus jis galėtų pasakyti kokią natą. Kitaip tariant, turėjo absoliučią klausą. Ir apie tai jau rašė ten vietiniai laikraščiai ir visur sklido tas gandas, wow, yra ten 4 ar ten kažkelių metų vaikas, kur bet kokį garsą jis pasako, si bemol, do, ten, re, ar ne, ir tipo visi, kas čia, žinai, čia stebuklas, čia talentas, ar ne, nes, su 10 instrumentų ir bežionį išmokinsi, gal neišmokinsi greitai, bet principė. Tai ta prasme, ir tada japonai sako, ir iki pat čia, prieš tik tai kokį 100 ar kiek čia metų mažiau, gal palaukit, kažkelintais, ten 1900 kažkelintais, ten visą laiką galvo, kad yra talentas, prigimtinis dalykas, turi klausą arba neturi. Ir paėmė 20 nuo 2 iki 4 metų vaikų ir kai kurie po 2 mėnesių buvo absoliutininkai, kai kurie po 2 metų, bet visi tapo turintis absoliučią klausą. Tiesiog paėmė jos ir išmokino jos atskirti garsus. Ir ta prasme, ir nuo to laiko atsirado, suprato, kad nėra tokio dalyko kaip talentas. Tai daug čia, tai viskas yra įpročiai ir ne kaip tu. Ir tipo tose tautose, kur daininga labai kalba, jų daugiau. Nes nuo vaikystės ten, kur ten reikia suprasti, pavyzdžiui, pagal intonaciją, ką reiškia šitas žodis. Rytuose, ten ar ne. Čia reiškia, aš noriu to, nenoriu šito, arba tu toks, arba netoks. Tai tas apie tą talentą. Iš esmės, kad tu lavini klausą. Čia tu tik tai lavini. Atidumą, garsui, atidumą kaip kas. Nes iš esmės tai ir yra, jo. Atkaklumas čia tiesiogiai susijęs su talentu. Yra knyga, dabar irgi nepasivadinėsi atkaklumas, visą laiką užkrenta. Jeigu ką galėsiu atsiųsti nuorodą, bet iš esmės, kur jie irgi ten tyrimais, belia kiek tų tyrimų pridaryta apie tai, kad dažniausiai tuos, kuriuos mes vadiname talentingais, dažniausiai yra atkaklus. Ir čia, aišku, ten klasikinės istorijos, ten kokio nors to pačio Michaelo Jordano, kuris savo mokykloje nepateko į krepšinio komandą, arba Disnėjus, kuris 100 kartų ėjo imti paskolos, ta patys Harry Potteris, kur ten siuntė, kol net nebeturėjo pinigų. Man šitą istoriją, aš neprisimenu kelintas kartas, bet ten... 100 kažkelintas, bet... 100, bet ne mažiau, bet ten... Disnėjus daug kartų, kiek jinai ten mažiau. J.K. Rowling, bet iš esmės, tu įsivaizduok, tu turi rankose Harry Potterį, tu parašai pirmą. Pasaulis nežino, kas tai yra, o tu žinai. Tu turi ir tu ateini pas vieną iš leidėjų ir sakai, išleiskit, man atrodo, gera knyga. Ir jis pasižiūri, nesąmonė, vaikai dabar nesidomi burtų lasdelėmis ir burtininkais. Ir tu tada eini pas antrą. Sako, ne, eini pas trečią. Ne, eini pas ketvirtą. Ne, pas penktą. Ne, pas šeštą. Ne, pas septintą. Kiek tu dar... Ir dar įdomiausia, kad tiesiog jinai ėjo, nes neturėjo pinigų siūsti. Taip. Čia yra paradoksas. Tu turi nuvažiuoti ir paduoti. Tai klausimas, pas kiek, tu turi 7 kartus jau gavai ne, kiek dar tau užteks atkaklumo,
stiprumo, tu žinai, kad rankose turi Harry Potterį. Nes Kafka irgi siūsdavo ir jam visą siūsdavo atgal, kol galiausiai sakė, okei, bet jisai dar siūsdavo, o ten pačiai reikėjo važiuoti, ten nėra tam mieste 10 suspausdinimų. Nu, čia, žinai, legenda byloja, aš ten iki galo, bet tasme istorija byloja, kad man atrodo, ar 13, ar 14, tai reiškia, aš sąmoningai skaičiuoju, 6 ne, kad tu 7 ne, 8 ne, 9 ne, 10 ne, 11 ne, 12 ne. Kiek dar tau užteks raumens arba tikėjimo, kad tu nuneši dar 13. Ir man atrodo, ne, aš dabar čia, aišku, internetas visagalis ten gal tiksliau, bet įsivaizduokim, kad 13 ten tas leidėjas sako, nu žinokit, ne, bet, nu gerai, duokit pirmą skyrių, aš savo dukrai duosiu paskaityti, mėgsta skaityti. Ir jeigu pirmą skyrių, nu, duosiu jai paskaityti pirmą skyrių. Ir legenda byloja, kad pirmą skyrių nunešė dukrai, dukra paskaitė, perskaitė, sakė, meno kritikė. Ir pasakė, tėti, duok man antrą skyrių. Ir po to jau Haris Poteris, tą visi žino, tą, nu, vadinkim, kas yra Haris Poteris. Ir pasaulis sužinojo, bla, bla. Bet klausimas, kiek dar yra tokių žmonių, kurie galbūt turi nuostabią kažką rankose jau sukūrę, bet tam reikia atkaklumo. Ir iš esmės tiems, kuriem pasiseka arba tiems, kuriem nepasiseka kūryboje, tiesą pasakius, yra vienas esminis dalykas, kad tie, kuriems nepasiseka, kažkuria akimirka procese tiesiog sustoja, nuleidžia rankas. Ką tu darai, kad tau pasiseka? Ar turi kokių triukų, kitaip tariant, kur pavyzdžiui, nes tiek, aš tai tariu, kad būna taip. Pradėjau rašyti ir paskui, ir tas, ir anas, ir trečias, ir čia dalykų visko vyksta, net jeigu aš ir noriu rašyti, net jeigu ir turiu idėją, bet kartais gyvenimas nuneša ir taip toliau. Kodėl tu vis tik tai parašai iki galo tą pjesę? Nu, yra gal tokie keli niuansai, ne niuansai, bet kas man padeda. Vienas dalykas tai, aišku, kažkoks susiplanavimas ir nuoseklumas ir deadline'as. Aš turiu savo pasakyti, kad aš baigsiu šitą procesą. Reiškia, nu, jeigu aš jau viena yra nešiotis idėją ir vaikščioti, bet po to kažkokiu momentu tu sakai, aš, kaip čia angliškai, I will take action on it. Pradėsiu veikti. Aš su tuo dirbu. Ir tada man labai svarbu žinoti, kada yra, nu, kada vadinkim, yra deadline'as. Tai ar tai yra premjera, ar tai yra pjesė, kur aš kažkam parodau. Iš esmės, kada aš tai atiduodu pasauliui suprasti. Čia yra vienas, kad tu turi deadline'ą, o kitas, nes kitaip iš esmės neveikia. Man atrodo, spektaklis, kurį tu kursi 3 metus, ar spektaklis, kurį tu kursi 3 mėnesius, 3 savaitės net. Jeigu tu turi 3 savaitės sukurti spektaklį, tikėt, aš kažkaip intuityviai jaučiu, kad 3 savaitės kurtas spektaklis gali būti daug geresnis negu 3 metus. Nes po 3 metų užsikas, tai čia tiesiog vienas yra deadline'as, antras, aš kai jaučiu, kad man yra, aš jau pasiduodu, tada sakau, aš neleidžiu savo šiandien pasiduoti, nežinau, tada aš sakau, tu dar turi dar pabandau vieną kartą ir jeigu tada jau nieko nesigauna, tada aš leidžiu savo pabaigti šitą dalyką, nu kažkaip nutraukti kažkaip. Tai šitie, ir dažniausiai vis tiek, jeigu tu dar antrą kartą ateini, tu vis tiek kažką ten pradedi judinti ir kartais labai svarbu, nu kaip pasakyti, vertinti ir tai, kad ir per centimetrą šiandien pasistumėjom. Yra dienos, kai tu pasistumėjai per centimetrą, yra dienos, kai tu nubėgi kilometrais. Ir kitas dalykas yra, bet čia jeigu žinai, jeigu, pavyzdžiui, žmogus jaučia, kad neturi to atkaklumo, ką aš kartais patariu, nes būna žmonės, sakau, tada labai svarbu turėti discipliną tame, kad tu, jeigu pasakyti savo, aš kitą projektą pradedu, mano tikslas yra pabaigti. Mano tikslas nėra padaryti gerą spektaklį, nepadaryti genialų spektaklį, tiesiog jį pabaigti. Čia geras. Nueiti iki pabaigos. Tasme, jeigu aš noriu stiprinti savo tą vadinamą atkaklumą raumenį, man net nesvarbu, ir šiaip tai tas išjungimas to man net nesvarbu, ar čia gerai ar blogai. Kažkada improvizacijoje išgirdau tokią taisyklę įėjimo į sceną, pavyzdžiui, padaryk vidutiniškai. Man tas labai padėjo. Nes tau baisu į sceną improvizuoti. Ir sako, ne, esmė tame, suvaidink man vidutiniškai šitą sceną. Vidutiniškai. Bet tu jau esi scenoje. Ir tada, kai jau tu esi ten scenoje, tada
tu jau darai, ką gali geriausiai. Taip. Nu, vis tiek kažkokie instinktai kūrybiniai, kažkas vis tiek tave ves į to, kad kaip čia geriausiai, bet tai leidžia tau eiti ir daryti. Iš tikrųjų, jaučiu, kad tas perfekcionizmas apskritai yra geras trukdis ir ta atkakumas mažinantis dalykas. Vienas pagrindinių dalykų verčiau yra su vaizduotė, kai mes sakom vaizduotis reikia, bet reikia svarbu suvokti, man atrodo, kad kūrybos procesų svarbu valdoma vaizduotė. Kas tas bėra? Nu, turiu meni, kad tu sąmoningai supranti, kur yra mano vaizduotės vaisius ir tu atskiri vaizduotę nuo realybės. Ir čia yra didelės treniruotės. Tarsi, jeigu tu kuri spektaklį ir šalia to sakai, jo, jis čia labai blogas bus. Tai yra abu dalykai tavo vaizduotės dalykai. Tu nežinai iš tikrųjų. Pasakyti, ko aš nežinau, kas man tik atrodo. Nes labai dažnai būna, pavyzdžiui, tu kuri spektaklį ir neleisti savo jo vertinti, kol tu iš tikrųjų jis nesutiko žiūrovų. Nu, man atrodo, kad taip gali veikti, bet aš nežinau, man reikia žiūrovų, kad aš suprasčiau tam tikrus dalykus. Bet kai tik aš pradedu, užsiveliu savo vertinimą, iš tikrųjų, kaip pasakyti, tai yra, iš esmės mes visi turim lakę vaizduoti, jeigu jūs bijot kažko ateityje, tai yra jūsų vaizduotės vaisius. Viskas, ką mes įsivaizduojame, mūsų nerimas dėl ateities, tai yra tik mūsų vaizduotė. Jeigu tu pasakai, pala, čia tik mano įsivaizdavimas, tai dar nėra realybė. Tai ir būtent ir dažniausiai daugybė gerų idėjų yra nužudomas vaizduotės. Vaizduotės, nu, vat būtent tų balsų kritikų, tu nepakankamai. Vidinio kritiko, ar kaip tu ten nebepavadinsi, tų visų balsų, kurie aš nepakankamai geras, o iš tikrųjų vietoj to, kad leisti toms idėjams, nu, nežinau, kaip pasakyti, žlugti realybėje. Nu, aišku, tai yra apsaugoma ir taip toliau, bet dažnai paprastas dalykas idėja, tu gali net pasitikrinti, nu, pasakydamas ją 3 žmonėm. Ir jeigu tu 3 žmonėm, nebūtina iškart sukurti spektaklį. Nerizikuoti visų spektaklių, bet papasakot vienam, 2, 3, 4 ir žiūrėti, kaip žmonės. Šitoje vietoje man patiko Einšteino mintis. Sako, yra, nežinau kaip tiksliai cituojasi, bet mintį tik persakysiu, sako, yra rizikinga, genialią idėją arba didelio proto idėja dalintis su vidutinio proto žmonėmis. Su kuo tu daliniesi esmingai? Tai čia aišku, tu negali vertinti čia, ką jisai dabar čia mano mažesnio proto, arba čia aš didesnė, ne tame esmė, bet esmė kartais, kad mes vis tiek, va, tas atkaklumas, nes gali sakyti, kad visi 4 sakys, nu žinok, nu šiaip tai šūdas. Tai taip. Ir tada, bet kaip vis tik tai dar toliau eiti, nes kartais visi pasakys, kad šūdas, nu kaip galėtų sakyti, ką čia į kosmosą skristi, ar ne ten, arba ten elektromobilis, ar ten dar, nu bet koks dalykas, pirmiausia, kas nėra matęs, sakys, absurdas, aš nesu gyvenime niekur sutikęs, nieko panašaus. Šitą atveju aš sakyčiau, aš visuomet, jeigu aš tikrinuosi idėją, aš klausiu, kodėl žmogui atrodo. Ne dėl to, kad, šūdas blogais pasakė ir tai yra absoliuti tiesa. Aišku, tai yra žmonės gal kažkurie, kurių tu klausi, kurie turi kažkokį įžvalgų, turi profesinio matymą, taip toliau, bet išgirsti, kodėl šūda. Nu, pavyzdžiui, J.K. Rowling atneša Harry Potterį ir sako, nu, čia apie burtininkų mokyklą. Ir, tarkim, jai atsako, nu jo, dabar vaikai neskaito apie burtininkų mokyklas ir burtų lasdelės praeitas etapas. Tai aš suprantu, koks jo argumentas už to, kad tai neveiks. Bet jeigu aš turiu kitą argumentą, aš suprantu, kad jis nemato, kad tai gali veikti. Taip. Bet aš, tai tik dėl to neveiks, tai tik dėl to yra bloga idėja. Bet aš tada renkuosi vis tiek informaciją ir bandau nelikti tik ties juoda ir balta. Nes šūdas yra, turiu menį, ne, blogas, čia blogas. Net ir tiesą pasakius, kai išeina spektaklis, pavyzdžiui, mes apie spektaklį šnekam gal, bet vienas svarbus dalykas, ir čia yra susijęs su bendradarbiavimu, tai yra grįžtama ryšio, aišku, suvokimas, kaip tu renkiesi grįžtamą ryšį. Nes, pavyzdžiui, yra spektakliai, kuriuos, jeigu tu kuri paaugliams ir tu klausi suaugusių, kaip jums šitas spektaklis, tai tikriausiai tau bus ne tas grįžtamasis ryšys, kurio reikia. Nes tu nesukursi geros, jeigu kuri spektaklį paaugliams, tau reikia rodyti paaugliams, išnekėti su paaugliais. Taip. Kaip jums tas spektaklis. Nes, pavyzdžiui, dabar aš matau kartais spektaklių, kurie man neaktualūs. Bet aš suprantu, kad jie aktualūs žmonėm, kuriem dabar 22 metai, jauniem, temos, taip toliau. Tai lygiai taip pat, pavyzdžiui, aš esu sukūręs spektaklių, kuriuo aš teatralam sukūręs. Tarkim, teatro žmonėm, arba ten teatro, ir aš matau, kad jie veikia jos. Bet kiti spektakliai, kurie neskirti teatro žmonėm, aš nesakau, kad jie negali veikti, bet aš kaip tik sąmoningai, pavyzdžiui, tas pats spektaklis tik suaugusiems, aš kaip tik klausiau grįžtamą ryšį žmonių, kurie turi vaikų, kurie turi šeimą. Ar jiems tai atliepia, ar tai atrodo,
Tai čia labai svarbu yra pas ką tu klausi, bet kad tu gali pasitikrinti idėją. Tai yra, tai yra ir prideda prie tavo atkaklumo, bet tai yra irgi svarbi ir čia tada ir bendradarbiavimas ir atkaklumas. Aha. Nu ir kas, nuosekli praktika liko, ne? Jo, arba disciplina. Tai iš esmės tai yra gebėjimas dirbti nuosekliai, sugebėti turėti įpročiai. Tai yra ir kasdienybė, tai kad tu kiekvieną dieną, žinai, ir čia tik atsiranda profesinis, jeigu tai pažiūrėtum, vaizduotė, bendradarbiavimas, smalsumas, atkaklumas, jie visi nėra susijęs su jokia profesija. Tai yra ar tu šokėjas, ar tu mokslininkas, ar tu kompozitorius, ar tu rašytojas, ar tu aktorius, taip toliau. Iš esmės tai yra būtent apie tą kūrybinį mąstymą, tik nuoseklioji praktika arba disciplina atsiranda profesija, kad tu nuolatos tobulini savo profesinius įgūdžius. Tai jeigu tu muzikantas, tai tu groji, jeigu kompozitorius, tu kuri muziką, jeigu ten šokėjas šokė. O kitas dalykas, kad tu sugebi dirbti nuosekliai, tai yra, kad aš susiplanavau, kad projektas, tai nežinau, kursiu spektaklį, pradžia man reikia parašyti pjesę, tada susirinkti aktorius, dar prieš tai prodiuserį rasti, kur mes tai darysim taip toliau, kad tu kryptingai dirbi, ne tai, kad vieną dieną, oi, aš čia noriu kurti, o kitą dieną, ne, aš gal noriu tą daryti, tu kažkaip matai tą visą kelionę ir išlaikai. Turi susikūręs kažkokius kūrybinius įpročius. Pavyzdžiui, kaip Harmsas rašydavo, aš turiu parašyti per dieną bent vieną puslapį. Ir sako, aš gal skirtingose projektuose išsidėlioju, ką man svarbu, kada pasidaryti. Jeigu tu turi projektą, tai išsidėlioju šiek tiek, čia premjera, tai reiškia, čia mums reikia turėti perbėgą ir čia dėlioti šviesas, tada iki čia, reiškia, turi būti pabaigtas tekstas, iki čia, reiškia, jau aktoriai mes turim turėti kažkokias mizanscenas ir kostiumus, iki čia jau reikia pradėti dirbti su aktoriais, iki čia turi atsirasti pirmas draftas. Turiuomenį. Ir tada tu eini ir jeigu čia pradeda stumdyti, supranti, kad ten klibės. Ir aišku, kai kur tu ten juda kažką, bet kuo daugiau tą darai, tuo daugiau atsiranda toks matymas, kiek kas ko gali. Tai čia pirma buvo apie kūrybišką koncepciją, o kas antra? Kokia antra yra kūrybiškumo koncepcija? Reklama. Gerai, jūs tai žiūrėk. Tai mes pakalbėjom apie pirmą koncepciją, 5 kūrybiškumo įpročius, o dabar aš kažkaip, kai sugalvojau šitą podcastą, kaip sakiau, kaip čia padaryti kitaip. Visi tų podcastų 100 000 dabar yra. Jau ir Lietuvoje, o užsienyje tai iš vis stilių, ten aukštas lygis. Kažką reikia įdomaus ir apie kiekvieną pašnekovą sukūriu dainą. Ir su AI sugeneruoju ją ir sukūriu apie tave dainą, paklausyk. Tai. Čia jeigu nori tekstą, gali skaityti. Širdis minkšta ir atvira, galva idėjų pilna, neįveis iki paslapties, gyvenimas suras prasmes. Kaip tai darai, ne paslaptis, nes matome tave visur. Tiesų prabudimui. Taip, toks čia, ne iki galo. Čia su dirbtiniu intelektu. Čia aš su dirbtiniu intelektu padariau. Kokia čia programa? Labai įdomu. Suno.com, tai aišku, kaip sakant, esmė yra, aišku, čia galim ilgai eksperimentuoti, aišku, kad jaučiasi, kad dainuoja ne lietuvis. Aš pradžioj turėjau idėją, kad, žinai, nes ir Sunienas muzikantas, krūva Geminaičių muzikantų, galvau, kad kiekvienam įdainuot pačiam, žinai, tas dainas, žinai, taip, kad sukurt muziką, bet supratau, kad čia, tokie resursai, yra reikalų. Kiekvienam podcastui čia pusę mėnesio ruoštis, įrašinėti įrašų studiją ir taip toliau. Tai pasirinkau dabartinės technologijas, kad greitai skurtai. Geras. Iš to išplaukiantis ar ne, kad vis tiek atrodai tavo tikrai ta širdis tokia minkšta, atvira ir iš tikrųjų tos prasmių ieškojimai, tai daug visko darai. Tai beje, koks įspūdis pirmas, klausant apie tave dainą? Ne, man aišku, tas dirbtinis intelektas čia dabartinis, žinai, taip žiūrėti apie tą smalsumą, tai jo, labai įdomus, šiaip pasaulį. Aišku, linksma. Linksma, kaip minimum. Aš bandžiau skirtingus dar stilius, iš pradžių galvoju, bardas, žinai, kad tu bardas, tai dargiau, žinai, bardiškam stiliu, bet žiūriu, nepataiko į tą, galvoju, gerai, dar kažką dar. Man pačiam tie Balkanai, žinai, Balkanus pabandom.
Tai vis tiek atsimenu, kad tu toks irgi aktyvus. Na, aišku, man pačiam patinka ta Balkanų muzika, labai visi Kusturicas, Bregovičiai ir taip toliau. Buvo laikas, kai mes tai daug ir keliaudavom, ar ne, ir tas toks man tas kažkaip su tavim tas prisiminimas, kad tokioj mes balkaniškoj nuotaikoje būdom ir teatro studijoje palėpė, ar ne, kai keliaudavom, ar ne, ir ten visokių tokių linksmybių. Tai va. Tai tiesiog prablaškimai. Tas kūrybiškumas ir kova su technologijom. Ar mes vis tik tai būsim nugalėti technologijų, ar mes vis tik įkinkysim į tos eržilus technologijų ir vis tik bendradarbiausim, ar kovosim? Kaip tu jauti šito klausimą? Čia, jo, gal reikia tą čia irgi, žinai, fiksuoti savo vaizduotę, nes vaizduotė vis tiek galvoja apie kažkokią baimę, pavojų, čia, vis tiek įdirba tokiam, oho, čia kažkas, bet iš tikrųjų mes nežinom, tikrai nežinom, kaip bus, aišku, visi darys, matyt, ką galės. Man kažkaip atrodo, kad taip kaip ir prieš tai buvo technologijos, taip kaip ir kai atsirado kinas, kažkaip sakė, kad teatro nebereikės, nes yra kinas. Nes, ką mums dabar statyti didelius teatrus, mes galime aktorių užfilmuoti ir rodyti ant medžiagos pakabintus. Kai atsirado kinas, atsirado televizija, jau lik ir nereikės nei kino, nei teatro, nes jau viskas mažoj dėžutė, ką mums kino teatro iš esmės. Taip. Tai aš kažkaip įsivaizduoju, kad visi tie dalykai, jie kažkaip randa vietą kartu, ar ne? Taip kaip ir buvo... Yra tikros parduotuvės ir yra internetinės parduotuvės. Kažkada sakė, bus internetinė parduotuvė, tai tikrų nebereikės. Bet yra kažkas, ką tu internete gali pirkti, yra savų privalumų ir gyvos parduotuvės svarbus dalykas. Tai aš kažkaip tikiu, kad čia bus labiau tokia simbiozė, vis tik dar viena forma, kur aišku, kyla labai daug klausimų. Daug klausimų ir apie autorinės dalis, ir apie žinai, daugybę kūrybinių. Ir tas yra įdomu, kad iš esmės jis gali sukurti, sugeneruoti dalykus, bet man atrodo, kad tai yra apie kūrybingumą daug ką pasako. Nes labai dažnai, man atrodo, žmonėms irgi, kas yra autorius, kas yra originalu ir neoriginalu, man atrodo, labai dažnai žmonėms irgi yra kančia, aš čia pakankamai originalus, pakankamai originalus. Tiesą pasakius, viskas buvo net kažkada toks puslapis irgi, kuris man irgi šiaip pagavo, kad everything is a remix. Tiesiog, kad tu visą laiką, kuri vaizduotė neveikia tuščiam lape, be patirčių, be to, ką tu žinai, be to, ką tu perskaitai, sužinojai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš visas pjeses rašau dėl to, kad aš kažkokias pjeses esu matęs, kažkaip, girdėjęs dialogus ir taip toliau, ir tik iš to atsiranda dalykai. Tai čia lygiai taip pat tas dirbtinis intelektas, jis tiesiog geba suimti daugiau informacijos ir iš to sugeneruoti. Gerai, du dalykai man dabar krepšda. Vienas yra apie tavo kūrybą. Pavyzdžiui, buvo dvi koncepcijos ir paskui apie jį gal dar grįšim. Dvi koncepcijos, Nekrošiaus koncepcija, kad reikia, tu pats žinai gerai, dalyvavai jo studijoje projekte vienam, tai kad reikia viską žiūrėti, arba nieko nežiūrėti tam, kad nepasikartotum. Buvo tokia mintis, ar ne? Kažkas jie. Ir paskui, man atrodo, irgi tu buvai kitam seminare, kur mes gal kartu buvom, Komedija dell'arte buvo atvažiavęs iš Italijos. Ir jisai ten rodo ir sako, jūs viską vokit. Viską vokit. Vis tiek taip pat nepadarysit, bet jūs galite drąsiai kopijuoti. Ir toksai, what? Žinai, tas man atsimenu, taip net šokiravo šitas jo, tai visai vokit. Ir dar toksai stambus buvo, toksai tvirtas žmogus. Šitą neprisimenu. Tai nežinau, bet aš atsimenu tą žmogų, toksai stambus buvo, ten ir moteris buvo, bet spektaklį labai gerą įspūdį prisimenu, tokį, kaip jie vaidina, bet jie... Tai tas Komedija dell'arte, atsimenu, tai su mane taip įstrigo ir aš tada visą laiką galvoju nešiuos tas dvi koncepcijas, ar ne? Nepasikartoti arba viską vokit. Kaip tu darai? Man atrodo, kad kažkaip... Tas pats Nekrošius irgi daug šnekėjo apie kūrėją ir sąžinę. Žinai, tai man atrodo kažkaip viena, kad aš noriu sąžiningai būti su kūriniu, kad tai sukūriau aš, žinai. Bet man atrodo, kad yra tiesiog, kad tai gali būti ir kūrybinė prieiga. Mes kartais, pavyzdžiui, yra vienas iš tokių prieigų, kada, kai tu nežinai, kaip daryti, ir tas labai, pavyzdžiui, būna su aktoriai, žinai, tada pasiūlai, žinai, tu man nesakyk, bet pasakyk, o kaip suvaidintų šitą Dainius Gavenonis, tau atrodo.
o kaip šitą suvaidintų Vladas Bagdonas? Nu, gal Vladas Bagdonas labai ryšku yra, bet kaip tau atrodo, nes mes turim tos įvaizdžius, tai reiškia yra įspaudai mūsų galvose, ar ne, nu, vat, kurie yra stiprus. Ir tu netgi darydamas, man nesakydamas to, nu, žinai, kaip, ten, nežinau, ar kitas aktorius tai suvaidinti, tai tau padeda rasti būdą išeiti į sceną. Ir vis tiek rezultate visi matys tave vaidinant ant scenos, taip toliau. Bet ėjimas, taip, tikriausiai tu, žinai, gali turėti, bet tai iš esmės tai yra, kaip pasakyti, kai kur tu pats nesupranti, iš kur žinai, bet tau atkūrėsi eilėraštis, ar daina, ar ten kažkas. Bet tu, čia klausimas, ar tu tai sąmoningai supranti, iš kur tu tai paėmei, arba kitas, nes vogi tai tada, kai tu sąmoningai supranti, iš kur tu paėmei. Bet tiesą pasakius, tu vis tiek ėmei iš to pačio ten indo. Kažko tik tai kažką gali daryti sąmoningai jo, ir sąžiningai, o kai kur, nežinai, kai tu matai jau toks akivaizdus toks pas plagiatas, tada, nu, gal netaip sąžininga. Jo. Ok. Tai... O kažkas dar mes prieš tai. Kitas buvo AI, tai aš, pavyzdžiui, pasidalinsiu vieną irgi. Iš pradžių ten tas labai kreivi buvo video, ypač tokie, net ir vizualiniai, ten midjourney buvo geriausiai, aš ten buvau net nusipirkęs, ten 10 sumokėjęs, ten už mėnesį, bandžiau, vis tiek jie tokie kažkokie sudėtingi, ten per tą kažkokį prisijungti platformą. Ten, geras, tai tu su to visai ir tada kažkaip pabandau, sukuriu tą vaizdinį, vis tiek ten, ne, paskui ir staiga žiūriu, staiga išėjo tokie labai paplytę buvo Facebook'e ar ne, kur tokie kaip šokio spektakliai, tokie ir surrealistiniai, ir ne šokio spektakliai, bet toksai visas filmukas muzika, tokia kaip klipas, ar ne, keli ten, daug ten jų vaikšto dabar. Ir toks, buvo geras, kur ten transformuojas, taip, toksai viskas elegantiškai ir kartu taip viskas surrealistiškai ir taip, aš toksai žiūriu, wow, koks geras, šitokie, nu žinai, čia jau reikėtų padaryti, tokie, nu, ir animacija, ir ne animacija vienu metu, ar ne, ir kažkaip super, žinai, tipo. Paskui kažkokie, matyt, aš ten jau pamėgau ir tada pradėjo mest man dažniau, žinai, iš tos aš vieną kartą, antrą kartą, paskui jau 5 toks išeina panašus, paskui 6, paskui, ai, čia AI. Ir tada toks pažiūriu jau 10 sekundžių ir, ai, nu tai, ja, viskas čia maždaug aišku. Ir va tas, ir toks įdomus, atšimpa tas smegenis, nes pradžioje tai taip, tas naujumo momentas, mes ieškom to naujumo ir to originalumo. Tai, ir paskui jau pradedi suprasti, kad čia, tu tarsi jau tada tavo žaidimo taisyklės gaunas atsekti, ar čia tu supranti, kada jį nesupranti, čia labai greit supranti, ir čia kartais sutrinki. Bet čia turbūt ne iš tikrųjų, žinai, ir toksai, kur tiesa, kur netiesa, kur fejkas, kur čia jau tas ir vat, įdomu, vat, tas menininko vat, kokybė, ar kai jis įdeda tiek jau paskui taip įgunda, pavyzdžiui, technologiją, kad labai greit gali padaryti, nu, super įspūdingą kažkokį kūrinį, ar ne, bet kai tu super įspūdingų pasidaro tokia krūva, kad tu ten, žinai, žiūri, ir šitas, ar ne, ir tada pasidaro ta vertė pradeda kristi ir galvoju, vat, kas čia. Net įdomus buvo vienas, kai aš su AI, čia dar klausimas nesusiformulavo, bet dar vienas buvo kai mokinausi kelias dienas ten, nu, tokį seminarą buvau pasiėmęs apie, kai tik išėjo ChatGPT, ne tik išėjo, bet iš esmės dar niekas nelabai ten naudodavosi, ar ne? Tai ir ten buvo, kad tipo sugeneruotas AI tekstas ir ten yra tas ypač angliškai, ar ne, tai galima jį patikrinti, įmeti kitą puslapį ir parodo, kiek procentų parašė žmogus. Ne? Ten jeigu AI, tai iškart rodo 95 ar ten kiek procentų, kad čia yra generuotas žmogaus. Ir tada sako, kaip galim šitą apeiti. Paėmė vėl tą tekstą, gal nukopijuoja. Nu, palieki tą, parašyk su human perplexibility and duodi tokį, nu, žodžiu, žmogiško kažkokio klaidingumo arba, žodžiu, tokių sudėtingumų kažkokio, ar ne, kad žmogiškai atrodytų. Ir tada bumstis perdeda, paėmė nukopijuoji, rodo, jau ten 20% tik tai yra likęs AI tekstas. Tai turiu, kad yra visur apėjimai, ar ne, bet mes irgi pradedame gūsti atpažinti, ar ne, tos, kur čia, nu, jau viskas aišku, nu, čia jau pridėta tų ikonėlių, čia jau ne čia GPT stilius, ar ne? Arba čia taip sudėtos čia tos linijos subraukytos, nu viskas aišku, čia nukopino. Jau postus pradėt pažinti. Taip. Aš prisimenu, kad kūrybinė, nu žodžiu, ten tokia idėja irgi buvo, kur pradedi skaityti tekstą ir galvoju, kaip gerai dėlioja mintis ir po to žiūriu, palauk, čia ne tavo tekstas. Nu, čia daug temų apie, nu, tą atpažinimą.
Bet man tai yra pora dalykų, kad vienas tai yra tai, kad aišku, naujumas ir įspūdis, tai bet kur mene, tarkim, intriga, vizualinė intriga, tai ji veikia tam kartui, bet tam, kad išlaikyti dėmesį, tau jau reikia tada kurti santykį, ryšį ir, nu kaip pasakyti, pasakoti istoriją kažką apie tave. Nu, žinai, pradžioje aš ten, wow, kaip čia vizualiai, bet jeigu aš ilgesniam laike, aš turiu kažką ten jau rasti, ne tik vizualumą, arba mane vis turi sprogdinti, bet tas kuria nuovargį, man atrodo. Tai žinai, jeigu tu visą laiką esi ką ir sakai, daug mūsų, ilgainiui mūsų smegenis taip, jau užteks. Bet kitas man ateina, aš kažkaip šią vasarą pamačiau ir man toks įdomus dalykas, yra Čiurlionio paveikslas, kaip Dievas kuria žmogų, o žmogus kuria Dievą. Kažkoks ten yra, nu žodžiu, dabar, kad nenusišnekėčiau, bet iš esmės yra ar triptikas, ar kažkas tokio, bet apie tai, kad Dievas kuria žmogų dėlioja, o po to žmogus išskaptuoja ten tą rūpintojėlį irgi Dievą. Tai čia toks, man atrodo, kad labai svarbu suprasti, kad tai yra, aš nesakau, kad dirbtinis intelektas Dievas, bet kad vienas kuria kitą. Kad taip, kaip dirbtinis intelektas vysto, to savotiškai mes irgi treniruojamės tame. Ar ne, mes treniruojamės su juo būti, išbūti, kažkaip jame atrasti save, arba kaip tik suprasti, kad čia jau yra riba. Ir tuo pačiu, nu jisai iš mūsų irgi treniruojasi. Man vienas dar momentas yra, čia irgi iš TEDo vienas, bet šiaip apie tą pažeidžiamumą. Vis tik tai, kad būti pažeidžiama, nes tas mes dėl ko darom postus su AI, kad aš čia padaryčiau kiek įmanoma geriau, kad mane matytų ten, siekiam tikslų kažkokių, nu, LinkedInas, ar ne? Reikia kažkiek postų dėti, kad tave matytų, kad tu paskui gautum užsakymą ar dar kažko, ar ne, ir taip toliau. Tarsi tu jau darai kažkokius algoritmus, pats patenki tą algoritmus. Bet pasirodo, kad didžiausias pasiekimas, kai tu esi pažeidžiamas, ar ne? Ir aš galvoju apie tavo kūrybą. Smagu tas, kad tavo kūryboje, ypač piesėse, tas yra toksai kalbėjimas tarsi nuo savęs ir to tokio pažeidžiamumo momentas yra, kad tu pradedi tarsi kažkaip nuo tos realybės, kad tu aš aktorius, nori tas ar ne, aš aktorius, aš atsistoju ir dabar yra taip. Ir tarsi tu kalbi, kaip čia viskas vyktų čia. Nu, tarsi toks pažeidžiamas, ne, ir tas vėliau, tas kitas, antra dalis nebe prabudimas, praeis, atsiprašau. Tai irgi ten toksai, nu, tarsi tu toks pažeidžiamas ateini ir dėl to taip, kaip įdomu, ar ne? Ir tavo piesės, aš esu pastebėjęs, kad jos iš tikrųjų yra tokios, jos yra netikėtos tame, kažkokiam tokiam, kad mes atsiduriam tam netikėtume, bet ir kartu tam pažeidžiamume. Tai kaip tu... Aš nežinau kaip kitiems, bet man tobulumas nuobodu yra. Kai yra tobulą, aš visų matęs spektaklių, kurie vizualiai tobulą, bet man nuobodu. Aš sėdžiu, tobulai lėtai viskas juda, šiaip gražu. Gal su muzika, tai ne, ir kai muzika graži, kažkiek tu esi, bet žinai, bet kažkur po to pasidaro, ir čia gal žinai, kodėl aš ir teatre, kur, ką tu vardini apie pieses, man atrodo, ir tiesą pasakęs, šnekant apie teatrą ir dirbtinį intelektą, kažkaip man ramu dėl teatro ateities. Tikrai, nuoširdžiai. Turiu meni, kad tuoj baigsiu mintį, bet prisimenu, kai mes buvom studentai, mano dėstytojai buvo Vladas Bagdonas, aktorius, ir Aidas Giniotis, ir prisimenu tuo metu, visi šnekėjo apie tai, kad po sovietų, mes iš sovietų išėjom ir čia dabar kuriam teatrą, iki tol buvo stiprus metaforinis teatras, o dabar, jau kai mes buvom studentai, dabar teatras patiria krizę. Yra krizėje, nes kažkaip, keičiasi, neaišku, čia dramaturgų nėra, dramaturgija krizėje, viskas krizėje. Ir aš prisimenu, mes klausėm dėstytojų, kaip čia, mes teatras krizėje. Pasirūpinę buvo. Ir Bagdonas taip nusėmė, akinius savo, vaikai. Kiek aš prisimenu, teatras visada buvo krizėje. Bet tiesa neseniai klausiau, kaip tik netyčia išmetė ir su Bagdonu ir klausė, kaip jiems dabar spektaklį, tai jisai gana skeptiškai atsiliepė dabartinį teatrą. Mes šiais metais 20 metų švenčiam teatro Atviras ratas, mes po studijų įkūrėm teatrą. Tai po 20 metų man atrodo, kad teatras vis dar yra krizėje. Bet kad nuolatinė tokia krizinė būklė, tai yra tiesiog tai yra kaip egzistuoja teatras, bet šnekant apie ateitį, kad teatras, man atrodo, jaučiu liks paskutinė
tokia prabangi meno rūšis, kurioje dirbtinis intelektas negalės jos taip lengvai, kaip pasakyti, paimti. Nulaužti, nes, na žinai, jeigu ten muzika, scenarijų... Gal robotai pradės vaidinti? Ne, tai aš garantuoju, kad bus teatrų, spektaklių, kur su robotais vaidins ir bus tai smalsu ir įdomu. Bet rezultate teatras vis tiek gausis apie mūsų fiziškai susirinkimą į vieną vietą. Ko dirbtinis, mes visi galime matyti telefonuose, ekranuose, bet tai, kad tu fiziškai susirenki į vieną vietą ir tu žiūri su visais. Taip. Reiškia, tu matai, kaip kiti reaguoja ir kaip aš reaguoju, tai yra socialinis reiškinys. Taip. Ir kitas dalykas, kad tu scenoje matai gyvą, netobulą žmogų, kuris gali suklysti, kuris klysta čia ir man atrodo bus vertė to, kas gali atsitikti spektaklį, būtent va tą akimę. Ne to, kad kaip mes suvaidinsim gerai istorinę dramą spektaklį, nes tą kinas gali geriau parodyti. Kinas daugybę dalykų gali geriau, bet rodyti pažeidžiamą žmogų stovintį ant scenos, kuris čia pat iki galo, išlaiko tą pažeidžiamą būseną ir kuria čia ir dabar su mumis. Man atrodo, kad tai yra ir tai aišku, iš to kūrėsi ir ryšys, ir santykis, ir to pačiu unikali patirtis, nors jis gali turėti savo scenarijų. Unikali patirtis čia ir dabar. Tai man kažkaip dėl teatro atrodo ramu ir žinai, jeigu šnekant, kad tai bus tokia meno rūšis, kur vis tiek reikės susirinkti gyvai, nes muzika, kiną, mes daug ką galėsim gal turėti individualioj patirtį. Okay. Tai va. Kur mes čia buvom? Tai va. Teatras, kinas. Taip, ir AI, ta prasme, tas visas pažeidimas. Tai aš nekant apie pažeidimą, man atrodo, kad tai yra, tobulumas nėra taip įdomu, ypatingai mums žmonėm. Man atrodo, kai tu matai kitą pažeidžiamą, tada įsijungi ir empatiją, jeigu jos dar ten yra, ir įsijungi įdomumas, o kaipgi iš to pažeidžiamumo, kaip tu rasi kelius, arba kokius kelius tu randi, nes tai yra ir man pamoka, mokymasis ir taip toliau. Aš gal taip. Jo, įdomu dar grįžtant prie tos antros kūrybiškumo koncepcijos, visai suintrigavai, gal prisiminsi? Kur sakiau, kur 2... 5 kūrybiškumo. Tai žiūriu, vienas dalykas, kuris mane užkabino, tai yra 5 kūrybinio mąstymo įpročiai ir su jais ten pabaigiant. Užkabino ir 14 metų nepaleidžia. Jo, bet turiu meni, kad tai yra tokia koncepcija, kurią tu vis patikrini ir, žinai, viena yra tiesiog išgirsti TED kalbą ir ten, bet kitą jie grindi ir savo kūrybinę praktiką ir taip kaip tu stiprėji, kaip pasakyti, kaip kūrėjas, tai man jinai yra tiesiog mes, aišku, kūrybinės jungtis kaip asociacija labai daug remiasi šitais tyrimais ir taip toliau, bet vienas yra svarbus dalykas, kad tie vaizduotė, bendradarbiavimas, smalsumas, atkaklumas ir nuosekli praktika, kad tai yra 5 dalykų šokis. Ir tu galėt pažinti žmonės, pavyzdžiui, kurie turi stiprią vaizduotę, bet turi mažai atkaklumo. Žmogus, kuris turi nuolatos idėjų, tu vasatiniai sako, žiūrėk, turi naują idėją, bet tu sakai, kiek tu įgyvendinai. Ir tada matai, netiek daug, tada tu, tam žmogui akivaizdžiai gal trūksta, arba kitas sako, tik tu manęs neklaus, kokių idėjų, duok man, ką reikia padaryti, viską padarysiu. Ar ne? Jo. Tai, iš esmės, jeigu tu gebi tuos visus 5, vadinkim, su jais žaisti, iš esmės tu stiprini tą raumenį, kurį mes vadinam, arba žmonės atpažįsta kaip kūrybingumas. Tai čia vienas, o antras dalykas tai yra tai, kai aš sužinojau iš esmės, kad visi kūrybos procesai, tiesą pasakius, yra tokie patys. Tai mini, kad kiekvienas yra unikalus, bet jie struktūriškai turi identiškas dalis. Praktiškai identiškas. Ir jeigu dažnai žmonių paklausi, nuo ko prasideda kūrybos procesas. Tai aš jaučiu, kad tu tai atsakysi, bet jeigu šiaip savęs paklausia, nuo ko prasideda kūrybos procesas, dažnas gali pasakyti, kad nuo geros idėjos. O tai yra klaidinga nuostata. Dažniausiai prasideda nuo tyrimo. Nuo to, kad ir aš ką sakiau apie tą niežulį ir taip toliau, nuo to, kad tu pradedi tyrinėti pasaulį ir dar tu nežinai, ką tu sukursi, bet tau kažkas niešti. Tu pradedi, išsikeli klausimą, problemą, ir su jie gyveni. Tada tu surenki medžiagą, tada tu galvoji, tada tik atsiranda iš to idėjos. Pavyzdžiui, man kažką niešti, aš su tą temą vaikštau ir tada aš dar nežinau, čia bus spektaklis, pjesė, daina, nežinau, filmas, skulptūra, bet kažkurio momentu aš pagalvoju, galbūt tai geriausia tai yra dainoj sudėti dainą. Ir tada iš to atsiranda daina. O kažkur iš to atsiranda spektaklis. Ir tada, kai jau tu turi idėją,
tu iš esmės turi vėl panašius etapus. Tai yra tyrinėjimas, bandymas, gavimas grįžtamo ryšio, iš esmės eksperimentavimas, gavimas grįžtamo ryšio, iš esmės, kad tai yra tokia, kaip čia pasakyti, ten yra moksliškai ten konvergentinė, divergentinė. Fazės, bet iš esmės, kad tai yra išplėtimo ir susiaurinimo tos dalys ir jos abidvi labai svarbus. Tai iš esmės, kad visi procesai nuo to, ar tu, jeigu tu kūrybiškai... Taip tariant, kad tu idėjas dėdį susikrauna, kai jau nebežinai kas, atsiduri tokia pilkoji zona ar ne, o paskui pradedi atrinkinėti, kas jau nelabai čia man tinka ir susimažinti. Jo, iš esmės, kai tu turi idėją sukurti spektaklį, jeigu paim pavyzdį, idėją sukurti spektaklį, nežinau, apie pavydą, tai vis tiek tu darai tyrimą, kokia čia pjesė. Ar ta pjesė, ar ana, ar trečia, ar ketvirta. Ir tada arba aš pats parašau pjesę apie pavydą, arba jeigu Šekspyro Otelą ten. Ir tada, žodžiu, aš pradžiai plečiuosi, o po to vis tiek priimu sprendimą. Tada aš, kai jau turiu pjesę, tada aš vėl ieškau, kokia bus vizualika, kokie aktoriai vaidins ir taip toliau, kokios čia galimybės. Ir po to vis tiek priimu sprendimą, vaidins šitas, bus tokia vizualika, Tada vėl mes einame į repeticijas, mes ieškam tyrinėjimo, kaip čia šitą sceną vadinasi, kaip šitą. Ir galiausiai priimam sprendimus, ką mes išsibandom, kas yra galbūt perbėga. Po perbėgos mes matom, kaip žiūrovai reaguoja, tada galvom, gal mes čia dar po to. Iš esmės tai yra visą laiką mes tyrinėjom, ieškam, plečiam vaizduotę, o po to reikia tokios kritinės minties arba įgūdžio atmesti, kur, mes priimam sprendimus ir tada mes tai išsibandom. Iš esmės tai visą laiką yra toks. Ar nėra čia taip, kad tai yra tiesiog technikos? Šiaip, klausimas, žinai, nes tarsi dabar čia tokia, čia taip, aš jeigu šitą viską padarysiu, aš padarysiu kažką gero, arba kažką įdomaus, arba kažką kūrybiško. Tai, žinai, iš esmės tai yra, tas turi žodį, iš esmės ta koncepcija, iš kurios aš sužinau, yra ten design thinking, bet iš esmės jinai nėra taip, kad jie išrado tai, kad tai technika, iš esmės jie tai apibūdino. Ir tai nereiškia, kad tu negali kurti intuityviai. Tiesiog, man atrodo, labai ilgą laiką, kada tu darai kažkokius dalykus, tu, važiuoju, man akademijoje ir taip toliau, daug ką darai intuityviai. Bet kai aš sužinau, kad čia yra visas žemėlapis, tau nereikia kiekvieną kartą iš naujo klaidžioti. Bet jeigu tu eisi tuo keliu, įdėsi į tai savo turinį, tai nereiškia, kad tu visą laiką žinai, ką daryti. Ne, tu vėl būsi ten, kur tu nežinosi, kaip kurti, nes tu darai kažką iš naujo, bet tai leidžia mažiau blaškytis arba energijos taškyti ten, kurios nereikia. Nes, pavyzdžiui, kai tu galvoji, aš neturiu idėjų, aš nežinau ką daryti, aš neturiu idėjų. Reiškia, tu dar nepadarai pakankamo tyrimo. Reiškia, tau dar reikia sėdėti ir būti ties tuo sužinoti daugiau, pažiūrėti apie tai knygą, pažiūrėti filmą, ir kai jau tu atrodo, kai jau tu tiek žinai ir tiek turi ir vis dar neturi idėjų, tada, brolyti, reikalas yra tame, kad tu jau per daug žinai, dabar tau reikia susisiaurinti, reikia ieškoti, tai ką aš čia darau su tuo? Kas man iš šitų dalykų yra ryškiausia? Ir juos tiesiog pabandyti fiksuotis. Tai tie dalykai, po to, aišku, aš negalvoju apie tuos, kaip pasakyti, čia dabar aš tą darau ar aną darau, bet tai padeda išlipti iš ten, kur tu jauti, kad įstrigom. O ypač, jeigu tu esi su grupe, ar, pavyzdžiui, kai režisierius esi arba vedi grupę, mes einam iki spektaklio, kartais tai padeda paaiškinti žmonėms, hebra, viskas yra ok, šitam etape mes dar galim nežinot, kokie bus kostiumai ir dar galim nežinot, kokia, nežinau, ten, koks bus muzika ar apšvietimas. Nežinai, nes kažkas gali panikuoti jau. Viskas ok, hebra, eisim, mes ten atsirasim. Ir ta savotiška, žinai, kai mes šnekam apie neapibrėžtumą būseną, kad tu turėt laikyti, tai padeda ir su savim susitvarkyti ir susitvarkyti su ko, ne tai, kad susitvarkyti, bet kažkaip keliauti tuo tokiu vairuojamu keliu. Gerai, o ar yra kažkas daugiau negu tu? Ar tiki Dievą, kitaip tariant? Žodis yra, čia toks, čia fundamentalus klausimas. Jeigu, žinai, kaip mes apibrėšim Dievą, jeigu Dievas yra kažkas, aš tikrai tikiu, kad yra kažkas daugiau negu aš. Ir yra kažkokia, kaip pasakyti, aukštesnė, ar tai yra visata, ar tai yra... Tu savo nesi atsakęs šitą klausimą? Ar ieškai atsakymo, ar yra kažkoks palikimas, ritualas, nežinau, koncepcija,
religija, nežinau, dvejonė. Kaip čia pasakyti dabar? Vienas dalykas su tikėjimu, aš žinau, kad tikėjimas iš esmės, bet čia ir iš tėčio ateina. Viena, kad aš augau tokioj šeimoje, mano tėtis jis iš kaimo ir jis, pavyzdžiui, jis religija, tai buvo labai toks tradicinis, iš esmės, sekmadienis į bažnyčią, taip toliau, ir buvo skirtingi etapai. Mane versdavo ir aš močiutė labai mylėjau, mane ten pirmą komuniją priėm. Po to tėtis vežė, sako, važiuojam bažnyčią, sakau, nevažiuosiu, aš ten buvo paauglys ir taip toliau. Bet jis labai ramiai, sako, važiuojam bažnyčią, vis po to aš ten jau baigiau mokyklą, po to man buvo faina nuvažiuoti tą pačią mažą šalia Druskininkuose bažnyčią, nes ten toks bendruomenės pojūtis buvo, nes tu žinai žmonės, žinai, toks po to tu iš to išaugai, išvažiuoji. Ir man jis kažkada yra pasakęs, sako, iš esmės jis kaip medikas, jis yra medikas, visą gyvenimą atidavęs medicinai ir tikrai sunkioj srity dirbantis su vaikais su cerebriniu paralyžium iki mokyklinio amžiaus, tai reiškia maži vaikai, kurie, iš tikrųjų aš ten būdavau, kad jo skyriuje aš ten išbūdavau pusvalandį ir po to apsiverkė kažką, nes, iš tikrųjų matai daug tokių sunkių atvejų. Ir jis yra pasakęs, kad tikėjimas, ne tai, kad čia jo mintis yra, kad tikėjimas iš esmės sustiprina žmogų. Tikėjimas, sako, mediciniškai tikėjimas yra labai svarbus dėmuo. Taip. Ir sako, jeigu tu netiki, jis pats pasakojo, sako, ateina, aš esu gydytas, ateina mama su vaiku ir aš bandau, žiūriu jį, bandau padėti ir aš bandau šneku ir sako, ir aš matau, kad jį netiki man. Ir sako, žiūrėkit, nieko asmeniškai. Bet jūs gal tada ir neteikit pas mane, nes aš jums negaliu padėti kaip gydytojas, nes jūs tiesiog, jūs galbūt turite iš interneto, iš dar kažką, bet aš nelabai galiu padėti, nes jūs netikit tuo, ką aš sakau. Ir ne dėl to, kad jis ten absoliutus neginčiamas, bet iš esmės tai ir nesuveiks tas gydymas. Jeigu tu, ir jisai kaip medis, sako, tą patį sąjūdį paėmus, sako, žmonės surinkdavo miniose. Ir tu, kai eini per kažkokius visiškai, kai eini mišku, kuriam nežinai kelio, tu turi tikėti, kad aš išeisiu, nes kitaip tu neišeisi. Tai man tikėjimas, ta prasme, kad tikėjimas, kad yra aukštesni dalykai, tikėjimas, kaip čia pasakyti, matymas vertės ir pozityvumo ir nežinau, ar tai yra visata, ar kažkas, kad yra daugiau dalykų, negu aš suprantu sąmoningai, negu aš gebu suprasti. Ir kad jie galbūt jie yra tautosakui, galbūt yra kultūrai užrašyti, nes man labai įdomu, kartais patinka atpažinti tai, ką tu ateini, gauni iš, vadinkim, kultūrą. Nes man religija, kaip po tokia, iš esmės, ji man yra kultūrinis reiškinys. Pavyzdžiui, kad ir mes esam dabar, tarkim, vakariečiškoj civilizacijai, vis tiek tai yra krikščioniškos kultūros dalis. Ir man, kai žmonės sako, prie ko čia, aš netikiu Dievą, nes aš sakau, palauk, tai kelinti dabar metai? Kelinti metai? Kodėl 2025 metai? Nuo Kristaus. Nuo ko mes čia taip skaičiuojam? Jeigu taip, tai kelinti metai dabar. Ir tu kartais tokių fundamentalių dalykų, jeigu tu jau tau net, vis tiek tai yra dalykai, kurių tu net neatpažįsti, bet jie yra, jie formuoja tavo matymą. Ir kartais, kai tu sužinai naujas koncepcijas ar kažkokius, tą patį, pavyzdžiui, atkaklumą, labai faina pamatyti, kad, to pačiai tautosakai visą laiką sakydavo, 99% darbo ir 1% talentų. Taip. Tai yra apie atkaklumą. Ar atpažinti tuos, nes visa tai išmintis, žinios, žinojimas apie pasaulį ir tave yra senovinėse, vadinkim, kuo senesnėse kultūrose. Tai gerai, kitaip klausimas, tada dar truputėlį pasuksiu, ar ne? Pasuk. Bet čia, ką tu sakai, toks jausmas, kad racionalizavimas, ar ne? Viską galim racionaliai paaiškinti, tai šiek tiek kažkuria prasme materializmas. Viskas gerai, tarsi nėra nei gerai, nei blogai, bet aš turiu galvoj, klausimas bet čia, palauk, jeigu racionalumas ir materializmas čia nebūtinai susiję. Aš sakyčiau, kažkiek tavo mąstymas, mąstymas iš esmės mums reikalingas tam, kad mes iš esmės tai išgyventumėm šitam pasaulyje. Yra kažkoks logikos pasiekmės dės, bet aš suprantu, kad yra ribos mano mąstymo. Tai kiek man išeina mąstyti logiškai, tu bandai mąstyti logiškai. Tai nebūtinai tai, kad tai yra pragmatiškai, bet aš galiu logiškai suprasti, kad man apsimoka padėti tau,
nežinau, ar ten, aš prisimenu, kažkada labai racionaliai priejau tokios logikos, kad elgtis iracionaliai Yra racionalu. yra racionalu. Jo. Kas nuo karto padaryti kažką iracionalaus ir aš prie to priejau racionaliai. Ir aš tada kartais elgiesi iracionaliai vien tik dėl to, kad supranti, kad mano mąstymas kartais yra toks siauras ir toks siauras matymas, kad man atrodo, kad aš galiu apskaičiuoti, Taip. bet iš tikrųjų pasaulis sudėlioja daug įvairesnę, taip kaip ir su dramaturgija. Tu ten gali sėdėti ramiai rašyti tą pjesę savo. Bet išeik į kiemą, kai ypač dabar tai, kas vyksta pasaulyje, ir taip, nurašomos tokios pjesės, tu tik jas uždokumentuok. Tikrai taip. Tai turiu meni, kad suprasti, kad mano tas racio, logiškumas, tai aš tiesiog, ką nors pasakyti, kad nebūtinai tai yra tai yra susijęs su išgyvenimu šitam pasaulyje, ten materialinis dalykas. Nes ir su tikėjimu. Nėra atvirkštinis. Priėjimas. Jeigu tu tiki, tikrai mokslininkai šitą tyrinėja ir aiškina, kad tie, kurie tiki, iš tikrųjų turi ten sveikesnį, ilgiau gyvena, ten. Bet tu atvirkščiai negali padaryti. Aš pradėsiu tikėti dėl to, kad sveikiau gyvenčiau, taip neveikia. Nes čia negali atvirkščiai padaryti, tu turi iš tikrųjų tikėti. Tu negali sakyti, tikėjimas labai geras, tai aš pradėsiu daryti ritualus ir galbūt įtikėsiu. Ne, tu turi iš tikrųjų tikėti, tada jisai veikia. Tu negali atvirkštiniai padaryti. Čia gal racionalumas ir racionalumas, bet irgi tu pilnai racionalus negali. Bet žinai, kaip gal tada aš tai supratęs, ieškau kuo tikėti, kaip čia pasakyti. Ir iš to gali būti, žinai, ir man visą laiką, pavyzdžiui, tas pavyzdys, žinai, yra religijos ir iš esmės tai jos sako tą patį, ane? Bet. Gerai, ir ten prieimo būdai. Taip. Tai jeigu jos sako, žinai, tą patį, tai gal ten yra, principai apie artimą savo, apie nevok nežinutę, tas pats dekalogas 10 šitų, tai tau nebūtina eiti bažnyčią, bet tu bandyk jais vadovautis. Ir tau, gal už to yra dalykai, kuriuos tu iš esmės, ta žinutė. Tai klausimas. Ar tu, kai kurį, jauti, kad kažkas yra dar, kuris per tave? Ar tu esi, pavyzdžiui, žinai, kartais žmonės sako, per mane kažkas eina, ar ne, pavyzdžiui, aš nežinau, kaip aš sukūriau ten dalyką. Kažką sukūrė, ar ne, ypač dailininkai, ar ne, gal muzikantai kartais, ar ne, sudainuoja, arba ten sukūrė kažką ten net nemastydami. Sako, per mane kažkas teka. Ir kitas yra toks racionalus prieimas. Jeigu aš tą darysiu, sudėliosiu kaip lego, bet tau bus naujas statinys, ar ne, ir viskas. Tai klausimas, kaip tu kuri, ar tu jauti, kad per tave eina kažkokia informacija, ateina iš kažkur, iš neaišku kur, iš Dievo, iš kosmoso, iš kažkokia intuicija, dar kažkas iš vidaus, iš sielos, nežinau, jeigu siela kažką gali mums pasakyti. Ar tiesiog aš žinau, kaip tyrinėti. Ir dėl to sutyrinėjau taip gerai, kad visiems atrodo, kad aš kažką sukūriau. Aš taip gerai viską ištyrinėjau. Ne, bet tai yra tik tai, kaip pasakyti, tyrinėjimas tik tai vienas iš. Suprantu, bet iš esmės tai atsakymas, aš sakyčiau, taip, yra dalykų, kurių tu, kaip pasakyti, nekontroliuoji arba tu nežinai, kaip bus. Ir aš sakyčiau, visą laiką yra ta dalis nežinomybės, kuri yra dalis viso to. Ir kartais atrodo, kad, jau čia man viskas aišku, ir aš čia viską žinau, ir tu patenki, kaip ten gyvenimo nuėjęs pasekeliu tamsią girią patekau, ir to pačiu ten, kur atrodė visiškai nieks neaišku, ir skęstam, staiga hop, ir susidėlioja dalykai. Ir tai man tik leidžia, pamatyti, iš tikrųjų, va čia aš gal prie to, ką ir, toks, kad taip, gal pas mane tas racionalus ar kažkoks toks, aš 4 metus inžineriją mokiausi. Ir man patinka... Tai dabar tau galima. Ne, man patinka matyti, suprasti, kaip dalykai veikia. Aš tai kažkaip tikiu, tai, kas kažkam gali atrodyti kaip stebuklas, man įdomu pasižiūrėti, kur yra už to mechanika, kokia čia inžinerija veikia. Ir gal dėl to man to, žinai, suvokimai dalykų, man jie padeda tiesiog geriau suprasti, bet tai vis tiek prieinant prie to, kad aš suprantu, kad yra tam tikros ribos. Taip kaip ir su vaizduote. Kad įsivaizduokit spalvos, kurios nauja spalva. Ar mes galime įsivaizduoti spalvą, kurios dar nėra? Tai man atrodo, taip kaip yra, žinai, vaizduotės spalvų spektras ir tu gali, žinai, vaizduoti, pabandykime įsivaizduoti naują spalvą. Ir ją įsivaizduoti labai sunku. Arba, aš nežinau, aš negaliu, gal kažkas gali. Nes kokią spalvą tu beįsivaizduoji, yra tai, ką tu
gali pamatyti, iš esmės suprasti, kad yra ribos, bet tai nereiškia, kad nėra kitų spalvų. Tai lygiai taip pat ir racionalaus proto, loginio proto suvokimas yra ribos, kiek aš galiu užkabinti, bet to pačiu aš galiu pamatyti, kad veikia daugiau dalykų, negu aš galiu suprasti. Ir tada klausimas, kaip tu priemi sprendimus. Ar tu priemi sprendimus tik tai vadovaudamas protu ir sakai, kad aš esu, aš čia protingiausias iš šitų visų. Ar tu bandai stebėti pasaulį ir tai eksperimentuoti, tyrinėti ir tiesą pasakius, pavyzdžiui, tu paklausai apie Dievą, bet iš kitos pusės, man svarbu kultūriniai, tradiciniai dalykai, nes aš jaučiu, juose yra daugiau išminties, negu aš suprantu. Pavyzdžiui, santuoką, mums reikėjo šeimoje priimti santuoką, ar mes tuoksimės bažnyčioje ir tiesiog. Ir kaip ir nėra labai racionalaus atsakymo, kodėl bažnyčioje. Bet mes tuokėmės, nusprendėm tuoktis bažnyčioje ir dabar aš... Gal gražesnis apšvietimas ten? Ne. Yra dalykai, kuriuo aš tau negaliu pasakyti kodėl, bet aš dabar... Bet tu jauti juos, ar tu tik tai... Taip, jie yra patirti mano, kad man atrodo, kad yra daug svarbiau, kad... čia taip pat kaip poros, nežinau, gyventi tik kartu ar gyventi susituokus. Techniškai, racionaliai yra tas pats, bet mano patirti, nes aš gyvenau iki santuokos ir po santuokos su tuo pačiu žmogum, yra du patiriminė prasme, du skirtingi pasauliai. Ir čia, žinai, čia nėra tik tai, tiesiog apie tai, kad patyrime yra daugiau, negu tu gali suprasti. Ir iš kur tai ateina, aš nežinau, bet man atrodo labai svarbu, bet čia aš, žinai, nesinoriu, man atrodo labai ir svarbu likti tame, kad yra dalykų, kuriuo aš nežinau. Ir aš galiu leisti vaizduotę mano užpildyti, kas tai bebūtų. Arba galiu likti su ta nežinojimu, ir čia tas pats grįžtam prie to pačio kūrybingumo, kad tai išbuvimas neapibrėžtumo būsenose ir liktame, kad aš nežinau, gal aš sužinau, bet tai leidžia man tapti, žinai, tas yra žodis, angliškai yra seeker, arba ieškotojai, tyrinėtojai, tuo pačiu ir, tikinčių, kad yra kažkas daugiau negu tik tai mano ta racionali dalelė. Nes įdomu, kad vis tiek kažkiek yra mistifikuojamas tas kūrėjas. Ta prasme, kad jisai, kažkas jis turi kažkokių galių, kad jisai turi kažkokį, jis kūrė stebuklą, ar ne? Ir kad ir religija tarsi ir tas Dievas, mes laukiam, kol kažkas padarys mums stebuklą. Bet ir kartais aš galvoju, ar tu pajunti kartais, kad čia ne tu, ar aš galvoju, ar čia tokie išskirtiniai atvejai, ar čia sutrikimai, ar čia kas, ar čia viskas taip racionalu, ar ne, jeigu aš žinosiu, kaip veikia kūrybiškumas, tai tą darysiu ir gausis, galbūt ten nebūtinai tas, ką aš įsivaizdavau pradžioje, bet kažkas gausis visai kitokio, negu kad kiti buvo sugalvoję. Man atrodo, tu turi kažką daryti, tau nesigaus taip tiesiog. Žinai, kai šneka apie ten įkvėpimą ir taip toliau, taip yra dalykų, kur aš pirmą pjesę atsisėdau ir aš ją parašiau per savaitę, bet tą pačią praeis, per pusantros savaitę, ten buvo pilnas, aišku, ten dar nebuvo pjesė, ten buvo tik toksai, vadinkim, akmuo, iš kurio po to ištašėm, nukabinom. Nutašėm, sakai, daugiskaitą su kažkuo? Po to su režisieriumi Aidu Giniočiu, iš esmės, kai kūrėm spektaklį, aš vis tiek turėjau daugiau teksto, mes kūrėm spektaklį. Po to aš jau iš to, kas liko, sudėliau į pjesę, kas po to liko kaip pjesė. Bet turiu menį, kad aš atsisėdau ir aš ją taip parašiau. Ir ar tai buvo labai racionalus įėjimas? Ne. Bet lygiai taip pat kaip ir vaidmenį, ką tu darai intuityviai ir kas tai yra, iš kur tu tai žinai. Tai nėra tik racionali eiga. Ar tai yra, žinai, kokiam kontekste tai dėsi. Tai gali būti kažkokia, tai gali būti iš visatos, iš Dievo, bet tai yra iš kažkur, kad tai nėra tavo racionalus, kaip čia pasakyti, racionalus protas. Ir kadangi mes dabar esam tokiam, iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėt kultūriškai, mes tikrai esam stipriam mokslo įtakoje, kada mums atrodo viskas, kuo mes tikim, dažniausiai tai turi būti racionaliai paremta, pagrįsta ir taip toliau. Tyrimais, bandymais. Ir tuo labiau tau lengviau patikėti. Ir tai yra, tą atpažinti irgi svarbu, kad tai yra tokia kultūrinė dalis. Kad, kaip mano vienas draugas, filosofas Vytis Ilius, iš esmės šnekėjo, kad už to irgi yra tokio religingumo peigų. Mes nežinom, tiesą pasakius, tu nesi matęs atomo, bet tu tiki, kad jis yra, nes tau yra mokslininkai, tam tikrą prasme šventikai, pasakė, kad mes ištyrėm ir jis ten yra. Ar ne? Tiesą pasakius, netgi, jeigu tu pasakyt, tu net nesi matęs, kad Žemė yra apvali. Tau tik parodė daug paveiksliukų.
Bet tu nesi to patyręs. Nu, tau yra daug reiškinių, kurie tau sako vis tik, ir dauguma žmonių sako, kad Žemė yra fali. Ir aišku, galima pulti ten į tą plokščią. Ir aš tikiu, kad Žemė yra fali. Bet aš to nesu patyręs. Aš nesu patyręs, kad Žemė yra fali. Bet, nu, kaip pasakyti, aš to savotiškai tikiu. Tai mokslė irgi yra, nu, daug tikėjimo ir tą mes nuo vaikystės, čia, va, žinai, galim prieiti ir prie švietimo, nuo vaikystės mes gaunam visą tą struktūrą, kaip matyti pasaulį, bet ji irgi turi kažkokias ribas. Nuo mokyklos mums sakė, Žemė apvali, yra fizika, yra tata, yra planetos ir taip toliau. Bet aš kadangi ir tyrinėjau daugybę, nu, tarkim, vienas iš spektaklių, kurie esu sukūręs, vadinasi Erorai, su meno ir mokslo laboratorija, ir ten mes kaip tik, man norėsiu sukurti spektaklį apie klaidą, klaidos. Iš esmės, kad mes turim labai didelę klaidos baimę, kur, man atrodo, ateina iš švietimo, bet ir ten mes sąmoningai tyrinėjame, kur mokslas klaidingai informuodavo. Ir iš esmės, kultūriškai mes daugybę išradimų turim aplink pasaulį, kurie atsirado per klaidą. Kurie nebuvo racionalūs. Nuo rentgeno iki Viagros, iki čipsų, iki mikrobrangų krosnelės, iki to pačio atomo skilimo, atominės bombos. Jo buvo atsirasti per tą, kad mes tiesiog darėm. Kažkaip rentgenas paliko ten tą plokštelę ir po to pamatė, kad ten šviečia kažkas tamso. Tasme, penicilinas irgi, nu kažkaip ten liko ir užaugo grybas tame mėgintuvėlį. Visos tos istorijos, čipsai irgi atsirado iš to, kad ten konfliktas atsirado kaviniai. Kaviniai sako, jis man smulkiau supjaustykit bulves. Tiesiog, nu, buvo nepatenkintas, nu, žodžiu, visą legendą, nepatenkintas bulvių storio. Klientas ir tas virėjas taip supjavo, nu gerai, nori plonai. O taip suvarysiu. Ir jis taip plonai supjaustė, iškepė, sakau, o kaip gerai. Žiūrim, tai gerai. Ir atsirado iš to, kad o jeigu labai plonai supjaustai bulvės ir iškepė aliejų, žiauriai gerai. Nu, tai ir tas pats LSD ir ten visi kiti. Ir jie atsirado ne dėl to, kad mes buvom labai racionalūs, nes mokslas kažkaip kuria tą tokio racionalumo mitą, nu tokį, kad viskas logiška, racionalu ir taip toliau. Viskas taip nėra. Ir tą matyti, kad pasaulis nėra tik racionalus ir tik racionalumu vadovaudamasis, nu, nebūtinai prieisi geriausių rezultatų. Gerai, prie švietimo pereikim. Tai žiūrėk, jau šitiek metų vis tiek važinėjai į mokyklas, kuruoji projektus, kurie keliauja į mokyklas, kurie ten bando padaryti poveikį, tą patį kūrybiškumą ar ne kažkaip įdėkti į mokytojų kasdienybę ir taip toliau. Kaip tu matai apskritai apšvietimas? Ko ten per daug, ko per mažai, ko trūksta, ar šis kažkas pasikeitė nuo to laiko, kai pradėjai? Čia daug klausimų, bet kaip tu matai? Matyt, kad keičiasi. Na, norėtųsi, kad greičiau. Bet aišku keičiasi, man tarkim apie tą patį kūrybingumą, jeigu prieš 20 metų, nu nepažinai, prieš kokį 15 metų, kai aš pirmą kartą su to susidūriau, man atrodo, kad tai fundamentaliai yra svarbu, ar daug ką reikia įtikinėti, kad to reikia, kad tada dabar tu jau net nekyla toks klausimas mokyklose, tu tiesiog apie išnekyla labiau klausimas, kaip tą daryti. Kaip lygiai taip pat kaip apie kultūrinį ugdymą mokyklose, man atrodo, mes nuolatos šnekėjom, kad tai yra pilietinės laikysenos dalykas. Dabar net nekyla klausimų, kai vyksta kultūros protestai, kad kultūrinis ugdymas gali būti susijęs su pilietinė laikysena. Kad tai yra, mes kūrėm šitą valstybę ir tai yra susiję. Bet jeigu, žinai, viskas vis tiek susiveda į tokius labai paprastus dalykus. Problema yra ta, kad mes šitą švietimo sistemą buvo sukurta industriniam laikotarpiui ir veikia, kol tas buvo industrinis laikotarpis. Dabar mes esam visai kitokioj epochai, eroje ir taip toliau, o mes vis dar nešiojam rūbelius, bandom užmauti rūbelius, kurie nėra, nu, neskirti mūsų laikui. Ir iš esmės, tam reikia didelės drąsos permastyti. O kadangi tai vienintelė sistema, pro kurią praeina visi, žinai, tu gali nepatekti į teisėsaugą, tu gali išvengti galbūt medicinos ir iš ten visos tos ryties, nežinau, kur tu ten dar gali nepatekti. Bet į švietimą tu negali nepatekti. Visi turi praeiti tą tokią kažkokią šiltnamį. Ir aišku, čia, žinai, aš gal kitą podcastą, bet nu, ten yra daug temų. Bet man atrodo tiesiog labai svarbus, jeigu mes suprastumėm, kad mes daug ko dalykų nežinome, grįžtam prie to, kad daug ko aš iš tikrųjų nežinau.
o vadovaujuosi tuo, ką žinau, kad mes daug jautriau žiūrėtumėm į kiekvieną vaiką, į kiekvieną, kuris patenka ten. Nežiūrėt kaip į sistemą, kaip, žodžiu, daug čia temų. Gerai, tai tvarka, tai aš kaip suprantu, kad matai, kad su švietimu reikia dirbti iš politinės perspektyvos. Ar vis tik tai gali veikti strateginės, ar ne? Ar vis tik gali mokytas kažką padaryti? Gali. Čia yra paradoksas didysis, kad vis tiek švietimas, jis vyksta ne ministerijos, jis vyksta klasėje. Ir kai yra geras mokytojas, jeigu yra geras mokytojas, arba, kaip pasakyti, mokytojas, šiaip mokytojas. Kas yra geras mokytojas, gal tu žinai? Kai žinai, galima surašyti kriterijus, bet mokytojo užduotis yra tai, kad klasėje vyktų mokymasis. Ne kad jis mokytų, bet kad vyktų mokymasis. Ir iš esmės va čia ir vyksta tada, nežinau, net sakyto švietimas man visą laiką yra, pavyzdžiui, su žodžiu mokslo metai mane nervina, nes šiaip tai pats žodis mokslo metai, taip, mūsų kalboje yra ta žodis mokslas ir mokymasis, jie tokie labai panašus. Mes vadiname mokslo metus, iš esmės tai yra mokymosi metai. Nes jeigu yra mokslo metai, jeigu išversti į anglų kalbą, yra Year of Science. Tai kada bus kultūros metai, kada bus meno metai, kada bus religijos metai, šiaip žodžių dalykai. Bet kitas, kad grįžtant prie to, kad mokymasis vyksta, geras mokytis yra tas, kurio klasėje vyksta mokymasis. Ir man atrodo, dabartiniam amžiui ypatingai svarbu yra ryšio kūrimas su žmonėm santykėje, nes mes mokome santykį ir daugybę dalykų net su to pačiu dirbtiniu intelektu. Taip, mes galbūt galim išmokti tų technologijų, strategijų, mums gali greičiau pasakyti, bet daug ką mes mokomės iš žmogaus, net nesuprasdami, kad vyksta mokymasis. Aš sėdžiu, aš žiūriu, kaip man pasakoja, ir aš galbūt girdžiu informaciją, bet aš skaičiuoju mano smegenis ir visas mano, kaip pasakytas, mokymasis iš pavyzdžio, kas būdavo per amžius. Sokrato laikais. Būk gerų pavyzdžių. Ir jau senovį tą suprato, bet mes dabar nuėjom į tokį inžinerinį mokymą, netgi žinai, kad tau reikia išmokti šitą teoremą, tą teoremą, trečią teoremą, ketvirtą teoremą, bet niekas nepatikrina mokytojo kaip pavyzdžio. Pavyzdžiui, kodėl mūsų vaikus turi mokyti labai daug, vien lyčių balansas švietimo sistemoje yra kosminis. Tasme, kad labai daug moterų ir mūsų vaikai, tarkim, berniukai auga mokomi daugybės moterų. Kiek vyriškų pavyzdžių mes turime mokykloje? O iš ko mokytis? Čia kur benersi, ten, aišku, tu gali kritikuoti. Žinai, labai lengva. Švietimo sistemą sukritikuoti labai lengva, bet iš esmės, ką mes bandom daryti, iš tikrųjų padėti mokytėms rasti būdus ir įrankius, kaip kurti procesą, kuriame žmonės mokytųsi ne tik žinių, bet ir kažkokių įgūdžių ir dar nuostatų, kurios būtų svarbios demokratiniai. Nes viena yra žmogų liepti paklusti, tu darai dabar taip 12 metų, o po to išleisti į demokratiją ir sakyti, o dabar tu turėk nuomonę. Tai taip neveikia. Nežinau, ar atsakiau tavo klausimą, bet žinai, čia aš apie švietimą. Gal čia tegu būna dar kitam kartui. Ja, tai visai, kad aš aišku, čia turiu daugiau klausimų apie tą švietimą. Bet gal viena, ar yra galimybė, ar vis tik tai va, tie projektai dabar čia krūvos projektų vyksta, mokytojai užsikasė, tai prasme, nuo tų projektų, ten 1000 mokyklų projektai, kur ten važiuoja, iš vieno projekto į kitą, nebėra kada mokyti, sako, ir mokytojai užvargė, nieko nebenori, niekas nevyksta, tai prasme, kad kiek galim, ir tarsi idėja gera, ar neduokim mokytojui kažkokio tais, bet įkvėpimo, motyvacijos įrankių, nežinau, kūrybiškumo, vizualinių metodų, mąstymo strategijų, minčių žemėlapių, fenomenų. Ir taip toliau. Krūvas visokiausių koncepcijų, ar ne? Ir tada mokyti, tai palauk, kada mes mokysim, ar ne? Ir aš kartais irgi, kadangi taip pat važiuoju į tas mokyklas ir nematau, kad pasibaigė, galiu pagaliau vėl dirbti kaip įprastai. Ir nežinau, ar tu matai pokytį, ar tu matai, kad tas duoda, ar čia vis tik tai visiems mums patiems tiems bevažiuojantiems užsidėti varnelę, nuraminti sąžinę arba ten tikėtis, kad ar kažkokiu turi apčiuopiamų pavyzdžių, kad iš tikrųjų kažkas nuo to keičiasi arba duoda kažkas realios naudos. Aš esu matęs daugybę mokyklų, kuriuose keičiasi.
bet tuo pačiu matęs daugybę mokyklų, kuriuose nesikeičia. Ir čia, žinai, ir svarbiausia, kad tu nelabai gali nuspėti, bet čia, žinai, čia labai svarbus ir mokytojų nuoširdumas, čia irgi reikia tos pačios kūrybinės drąsos ir kartais pasakyti stop, mums to nereikia mokytojams. Nes turime, yra daugybė dalykų, kurie gali padėti, jeigu mokytojai nori padėti. Nu, jeigu reikia pagalbos. Ir aišku, kai tau užkrauna pagalbą, čia aišku ir vidinių švietimo vadybos reikalai, ne? Kokie santykiai yra mokykloje, hierarchiniai ir taip toliau. Galbūt ten santykis tarp, tarkim, administracijos ir mokytojų yra labai nurodantis. Ir tada mokytojai yra tie, kurie velka jungą ir man irgi tikrai skaudu matyti pavargusius mokytojus. Nu, aš nesakau, kad čia, žinai, o imkite dar apie kūrybingumą, o dar. Bet ten kažkur tada, žinai, kai atsirandi tokioj situacijoj, tada klausimas, ką mes galim padaryti geriausio, kad padėti jums. Ir kas jums padėtų. Galbūt kitą kartą reikia tiesiog, aš prisimenu, kad aš esu turėjęs mokytojų klubų, kur mes su mokytojais tiesiog fundamentaliai šnekėjom, nu, kodėl aš darau tai, ką darau. Žinai, kodėl ir mokytojai daug istorijų labai įdomių pasakoja apie, kodėl aš vis dar esu mokytojas. Ir čia, nu, žinai, tu pradedi, aš ten, žinai, tų schemų visokių gali prišnekėti, bet iš esmės darbas nuostatų lygmenyje. Jo, iš tikrųjų apie švietimą aš manau, kad vos ne pasižiūrėsim, kaip čia mums seksis, gal reikia atskirą susitikti ir tikrai čia yra labai plati tema ir labai įdomu būtų tikrai padiskutuoti, nes aktuali tema, ypač kai mes dažnai važiuojam ir norėtųsi taip truputėlį atverti šitą lauką, tai iš tikrųjų čia turbūt šį kartą ir čia žiūri ne tik kaip tas, kuris važiuoja, bet aš to pačiu esu tėtis, žinai, ir mano vaikai irgi eina į mokyklą ir pavyzdžiui, mes dabar nuvažiavam, žinai, grįžtant prie to, nuo ko pradėjom, kad Druskininkuose mano vaikai eina į mokyklą, reiškia regione kažkur eina į mokyklą ir man labai irgi įdomu, kaip sekasi, kaip jiems sekasi. Nu, čia, ir tai, žinai, ir man atrodo visiems tai yra jautri tema. Ir tai yra laukas, kuris jautrus, bet gerai, dirvonai. Pabaigai tada, jeigu tu turėtum tokią galę užduoti klausimą, kad žmonės galėtų savo užduoti šitą klausimą, koks tai būtų klausimas? O, brolytė. Nu, nes apie nuo klausimų pradėjom, sakai, kad svarbiausias dalykas klausinėti, tai tikiu, kad šitoje vietoje tu pažengęs. Man vienas svarbus dalykas, aš gal sakyčiau, žinai, aš turiu sakinę pradžią, bet žiūrovai tegu pabaigia patys. Man atrodo, labai stiprus klausimas yra, kaip mes pagalvoti kažko, ko tau norisi gyvenime, nežinau, kas tai bebūtų. Ir pasilikti su klausimo pradžia, kaip mes galėtumėm. Nu, kaip aš galėčiau, kaip mes galėtumėm. Man atrodo, kad tame mes yra daugiau, kada tu esi bendrystėje ir tada tu gali surasti stiprumo. Nežinai, arba kaip aš galėčiau, gali būti kaip aš galėčiau, bet kaip mes, jeigu, nežinau, šeimoje, kaip mes šeimoje galėtumėm turėti laiko daugiau kartų ir likti su to klausimu. Nebūtinai tau atsakyti, va taip, va galėtumėm, bet arba kaip mes galėtumėm turėti geresnę švietimo sistemą, kaip kaip mes galėtumėm sukurti demokratiškesnę Lietuvą, nežinau, arba Lietuvą, kuri atstovėtų visą tą situaciją. Tai man vienas svarbių klausimų yra, kaip mes galėtumėm, nes jis yra apie tai, kad tu gali kažką padaryti, kaip yra visą laiką kūrybinis klausimas, o aš ar mes čia toksai pasirinkimas. Tai aš tokio vieno, kad įdurti, va čia būtinai paklauskit. Yra daug tų didelių klausimų. Kaip mes galėtumėm surasti klausimą, kuris man yra aktualiausias? Kaip aš galėčiau surasti? Ir tada panešiu tą klausimą. Puiku, ačiū Jūs, tai tikrai buvo smagu pagaliau vėl susitikti po to tokio ilgo įtempto, kaip sakyt, grafikų derinimo ir taip toliau. Man tai buvo irgi labai malonu patyrinėti, panardyti ir, nu, ačiū už klausimą. Jaučiuosi tikrai pasišnekėjęs šiltai, nuoširdžiai ir vėl susitikęs po tam tikro laiko tarpo, ne tik tai darbinė aplinkoje, va taip tiesiog pasikalbėti. Tai tikiu, kad dar atsirastų akimirkų ir aš jaučiu, kad mes dar čia tikrai daug temų galim būtų paliesti ir aš manau, kad gal bus ir antras kartas kažkada. Tai
Ačiū tau ir ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Spauskite patinka, prenumeruokit, kaip visi čia sako. Komentuokit ir ką, BDS pokalbiai apie žinių badą. Ačiū ir iki.